Taip, tai labą dieną visiems dalyvaujantiems. Šiandien pradedam antrą Lietuvos advokatūros legendos kalbinimą. Susipažinti norim labai su... Mes tai ir pažįstam, tik tai iš tikrųjų turim tokią misiją, užduotį ir norą supažindinti jaunųjų Lietuvos advokatų, jaunuosius Lietuvos advokatus su Lietuvos advokatūros legendomis. Jų yra ne tiek jau ir daug, kurie turi daug ką papasakoti ir supažindinti su to, kaip gyveno, ko kvėpavo, kaip karjeras darė ir to, kokios galimybės buvo tas karjeras daryti ankstesniais laikais. Ir kaip tauta nežinanti savo šaknų istorijos, nežino, kur jinai eina. Ir mes manom, kad Lietuvos advokatai jaunieji turi žinoti savo istoriją ir mes, tai maža to, kad jinai yra labai įdomi, bet jinai rodo kelią į ateitį. Mes iš tikrųjų norim pakalbinti Edmundą Budvytį, legendinį Lietuvos advokatą, kuris, nepaisant to, kad labai gerai ir jaunai atrodo, yra gimęs 1955 metais, baigė Vilniaus universiteto teisės fakulteto, buvo Lietuvos advokatų tarybos narys. Ir 4 kursus žurnalistikos. Va, šitą dar neparašytas, tas nemaišo advokatūrai. Tai buvo advokatų tarybos narys 2 kadencijas. 3 kadencijas. Lietuvos garbės teismo advokatų garbės teismo. Kadangi pagal įstatymą negalėtų, tai buvo pertrauka. Buvo darbinė pertrauka. Buvo vietinis inkvizitorius. Ir Lietuvos advokatų garbės ženklo kavalieris. Tai čia galiu pasakyti tai, kad paprašiau, kad ponas Edmundas užsidėtų garbės ženklą, tai parodytų jauniesiem advokatams, su kokiam regalijom vaikšto Lietuvos advokatūros legendas. Edmundas, aš su marškiniais specialiai teisiu. Žodžiu, regalijų nusprendė nesinešti, nerodyti, kad čia... Kolega, jūs tai, kadangi aš esu nedisciplinuotas, tai iškart darau pastabas. Joks aš ponas, aš esu Edmundas, atėjęs pas savus, pasišnekėt saviškai. Išgirsiu šitą ponas, pasieksiu kaip gražu. Tai žodžiu, aišku, šmaikštau. Draugas Edmundas. Bet čia turbūt labai geras pavyzdys, kad kuo žmogus daugiau pasiekęs, to mažiau rodo regalijas ir paprastai kalba. Tai turėsim nerealų susitikimą. Kuklumas puošia visada žmonės ir tik tai padidina, sureikšmina pasiekimus. Tai iš tikrųjų tada mes bandysim nutilti kiek įmanoma, netrukdysim Edmundui, tik tai jau kažkokį klausimą pabandysim pasidėlioti. O šiaip norim išgirsti Edmundo kelią, nuo kur, iš kur, mums jau su Edmunu trumpai papasakojo Edmundas, bet kaip prasidėjo legendos kelias, kur tęsiasi ir iš tikrųjų apie tą pats įdomiausias bus dalykas, kaip ta advokatūra jūsų akyse vystėsi, keitėsi, kuo jinai skiriasi anksčiau ir dabar. Pagal stažą žinau, kad 32 metai, 303 metai stažas jau yra, nuo 91. Jeigu toks švarios Lietuvos advokatūros. Bet ta nešvarimus irgi labai įdomu, kaip teko gyventi. Ji nėra nešvari, ji yra įdomioji. Įdomioji, tada kai buvo, kai dar negalėjom Lietuvos advokatūrą vadintis, LTSR dar buvo visi reikalai, bet problemos irgi buvo įdomios ir ant kiek tai buvo galimybė ginti žmogų, kaip atstovauti, kaip realizuoti save kaip advokatą. Tai va šita dalis mus irgi labai domina, tai paprašysim dabar Edmundą prisistatyti ir papasakoti savo gyvenimo kelią. Prisistatyti aš nemanau, kad jeigu aš sakau, kad atėjau pas saviškius, mes seniai pažįstame. Iškart noriu pasakyti, kad aš traktuoju save nesusipykusi su humoru, kiek tai leidžia, sakant, kaip čia pasakyti, bendravimo kultūra, etika ir visa kita, stengiuosi įmest vieną kitą kokią nors linksmą sąmoją, ar pataikau ar nepataikau, spręsit jūs. Ir tiek. Čia kolega pažymėjo, kad sako apie pasiekimus. Nėra pasiekimų, yra istorija. Aš taip padarysiu savo tokią filosofinę įžangą, aš susimastau kartais, kas yra laikas. Pasirodo, aš savo nutariau, kad laikas tai yra toks kažkoks tai nepažintas reiškinys, užpildytas įvykiais. Įsivaizduokime, jeigu nėra jokių įvykių, kaip Justas paminėjo nuo mano gimimo metų, nuo 55 iki šiai dienai nebūtų mano gyvenime jokių įvykių. Ar tada aš esu gyvenęs? Taip sakant, gal fiziškai gyvenęs, dievai žino. Tai atsitiko taip, kad tą gyvenimą užpildom mes visi vienokiais ar kitokiais įvykiais. Ir pirmiausia, tai aš turiu Justui ir jauniesiems tokią irgi
klaustuką, pretenziją ir visą kitą. Po šiai dienai nesuprantu, kodėl aš legendinis. Todėl ir legendinis, kad nors mąstyti. O jeigu legendinis, tai kas tai yra legendinis? Mes visi esam laikę, darydami savo funkcijas, pildom laiką įvykiais. Galbūt tik tais tiek, kad jaunoji advokatų karta, kai mes su kolega Justu pasišnekėjom, kaip prasidėjo mano kelias į advokatūrą, jis yra tikrai iš šono žiūrint labai įdomus. Jis man pačiam buvo įdomus, nes aš 82 metais kovo mėnesį pradėjau dirbti tokioj specializuotoj advokatų kolegijai prie Maskvos advokatų kolegijos, kuri vadinosi Injur kolegija. Tai buvo specializuoti advokatai, kurių funkcija buvo palikiminių bylų forminimas, alimentinės bylos, alimentiniai santykiai, žalų atlyginimo išieškojimai, viskas iš užsienio. Plius labai įdomios bylos pasirodė, kada eidavo paveldėjimas iš Lietuvos į užsienį. Iš Lietuvos į užsienį, nes jokios paslapties nėra, kad tuo metu galiojo tas abipusis principas, jog vakarai išleisdavo į Sovietų sąjungą palikiminės sumas tada, jeigu buvo abipusis principas. Sovietų sąjunga turėjo išleisti palikiminės sumas į užsienį. Bet kadangi santykis buvo didžiulis skirtumas, Sovietų sąjungai buvo pliusas, tai jie grieždami dantimis turėjo skirti valiutą tam, kad įsitvirtintų, kad tas principas veiktų. Dar įdomesnis dalykas buvo ekonominis, kad visi suprastumėt, kodėl buvo tokia specializuota advokatų kontora įsteigta Maskvoje. 62 metais Amerikos kongresas, kada prasidėjo šioks toks atšilimas su Sovietų sąjunga, 62 metais kongresas sako, palaukit. Mes turim tokį įstatymą apie Amerikos valiutos naudingą panaudojimą. Ar Sovietų sąjungai gali būti naudingai panaudota Amerikos valiuta? Ir atvažiavo Jungtinių Amerikos valstijų kongreso delegacija į Sovietų sąjungą, kaip čia dabar bus panaudojama. Tada jie labai greit susiorientavo atitinkamose institucijose ir padarė taip, kad atėjus palikiminė suma buvo verčiama į vadinamosius valiutinius rublius, sakykime taip, vaizdžiai šnekant, už dolerį 62 kapeikos valiutinio rublio. Ir šita suma dauginama iš pastovaus koeficiento 4,6, tai dabar 62 padauginkite iš 4,6, kiek gaunama apie... Čia rubliai tada gaunasi? Tada gaunasi, ne rubliai, nešpasiltorgo vadinamieji čekiai. Tai vertybinis popieris, už kurį, o jo perkamoji galia buvo 1:1 specializuotose parduotuvėse. Tai kai gavo tokį algoritmą, tai tada Amerikos kongresas palinksėjo galvom, viskas sako, tai tada mes leisim dolerius į Sovietų sąjungą. Ir tada buvo įsteigta specializuota advokatų kontora, kuri pradėjo po visą Tarybų sąjungą, taip sakant, naršyti ir realizuotas visas palikiminės bylas. Šito principu buvo išmokami ne tik tais palikiminės, bet ir alimentai iš užsienio gaunami. Vaikučių išlaikymui? Tai, kas įdomiausia, kad buvo tas našlių išlaikymo. Žmogus dirba vakaruose, moka social security ir kartu moka tą vidovų pension, našlės pensiją. Ir būdavo taip, kad čia senutės močiutės tų vyrų, kurios karo banga nublokšdavo į užsienį, gaudavo šitą pensiją. Ekonominė prasme jį buvo 3-4 kartus didesnis negu tų laikų ministro atlyginimas. Bet koks mastas čia, tūkstančiais, ar kaip čia eidavo, ar čia pavieniai būdavo? Aš turiu,
taip sakant, įdomumui dėliai aš atsinešiau senųjų tų mūsų. Dabar jūs visi, kolegos, jūs net negalite įsivaizduoti, sėdėdami, ir aš to nebesugebėjau įsivaizduoti, sėdėdamas prie kompiuterio. Man buvo tokios aptriušusios knygos, kuriuose buvo registruojamos visos procedūros, turėjau bylų numerius, atskirai alimentinių pensijų bylų registracijos žurnalas. Galiu išvardinti šalis, pensijos, iš kur ėjo į Lietuvą: Argentina, Belgija, Kanada, Lenkija, Prancūzija, Amerika, Anglija, Bulgarija, Vokietija, Jungtinės Amerikos valstijos ėjo ir pensijos, ir alimentai, Irako pensija, bylą turėjau Sirija, Izraelio, Australijos. Tai visos šitos mačiutės gaudavo tokias pensijas, be abejo, apie kurias tų laikų ministrai neįsivaizduodavo ir viską gaudavo nešpalsutorga tais vadinamaisiais čekiais specializuotose parduotuvėse. Tai teko man net atsitiktinai, dabar netgi nepaaiškinčiau, kaip susiklosti tos aplinkybės, kadangi man labai buvo liūdna ten, kur aš atsidūriau po universiteto, nyku ir liūdna. Pradėjau studijuoti žurnalistiką, dar važinėti į Vilnių ir taip gavosi, kad sako, yra tokia labai įdomi vieta darbo. Pat bandžiau, kaip dabar šiais laikais sakytų, aplikuoti, praėjau visas institucijas, nežiūrint į to, kad mano amžinatilsį tėvai valstiečiai iš Žemaitijos. Atsitiko tokie dalykai ir kai aš ten pradėjau dirbti, nesupratau, nepatikėjau, kad aš perkasiu tą visą sistemą, nesgi mes ruošdavom faktiškai, ieškodavom giminaičių, surinkdavom visą įrodymus ir ruošdavom giminystės įrodymą paveldėjimo bylai Amerikos teismams. Amerikos teismams? Faktiškai, ja. Įdomioji dalis buvo dar ir tame, kad, pavyzdžiui, kai kurios Amerikos valstijos teisėjai nepripažino mūsų tarybinės okupacijos. Kaip čia pasakyti, kad okupacijos nepripažino, tai čia užsienio politika, bet netgi notariškai išduotų įgaliojimą. Nors visas legalizavimo procesas eidavo, pasirašo notaras įgaliojimą, notaro parašą tvirtina Lietuvos TSR Teisingumo ministerijos notariato skyrius, notariato skyriaus parašą legalizuoja Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministerijos konsulinio skyriaus parašą legalizuoja Amerikos ambasados konsulas. Čia nebėra kur kitur. Tai buvo tokių valstijų, kai kurios, New Yorko, ten dar kai kurios, kur jos teisėjas sako, mes nepripažįstam Sovietų Sąjungos Lietuvos okupacijos, vadinasi, nepripažįstam ir jokių veiksmų atliekamų šitų notarinių ir panašiai. Ateina stambi paveldimo byla, sakykime, iš užsienio forminti reikia, mes turim įpėdinius, matom, kad tai yra įpėdiniai. Į tokį įpėdinį pasiimi, sodini į traukinį Vilnius, Maskva ir važiuoji pas Amerikos konsulą. O, tiesiog. Konsulo akivaizdoje pasirašai ir toks pilietis išduoda įgaliojimą Amerikos advokatui, sakykime, kad jis galėtų Amerikos teisme atstovauti. Va čia būdavo įdomieji dalykai, kai tekdavo su klientais nuvažiuoti į ambasadas, su konsulais pasišnekėti. Kai jie mandagiai, korektiškai klausia, ar tikrai tu nori, kad tavo pinigai ateitų į Sovietų Sąjungą? Su potekste, kad gal... Jo, su tokiam potekstėm įdomiom viską. Tai gerai, kad tas žmogutis iš Lietuvos akim klapsi. Gerai, išpažinai, ką aš dabar galvoju. Dėl to. Akim klapsi, žinoma, jis nori tų pinigėlių gauti čia į Lietuvą. Pasirašo įgaliojimą, realizuodavosi. Esu susidūręs su tokiom bylom, kur turėjau vieną super stambią bylą, kur giminaičiai sako, žinot, mes nenorim, kad ateitų visas turtas į Sovietų Sąjungą. O čia jau yra didelis įvykis, tais laikais būdavo. Nes, Sovietų Sąjunga taigi laukdavo tos valiutos. Tai šita byla prasidėjo 86 metais. Ir šiuo metu aš dar jos neturiu baigęs. Gerąją žodžio prasme. Nes tai buvo didžiulė kviečių ferma,
Saskačevano provincijoje Kanadoje ir žmonės nesutiko parduoti nekilnojamo turto. Buvo išnuomota, atiduota, trastas valdė ir labai įdomiai vystėsi šitą visą bylą turto valdymo prasme ir panašiai. Ir kada aš gavau labai įvairų portfelį tą tokį, ir palikiminės bylos, pensijinės, atvirkštinės tos bylos vadinamosios. Ir taip galų gale ateina ir viskas vyko per vadinamąjį tą užsienio prekybos banką, Nešokonom banką. Ja, kada Lietuvos neprigulmybė, kovo 11, 90 metai, atsidaro pirmas Lietuvos komercinis bankas Litimpex. Pradeda vykdyti užsienio procedūras, atsiskaitomasias bankinės. Aš tada nueinu pas jaunas iniciatyvus už Lietuvą per savo vieną pažįstamą bičiulį, kuris buvo Prunskienės padėjėjas, sakau, padarykit man priėmimą pas Prunskienę. Padarė priėmimą, nueinu Prunskienę, išaiškinu, kaip pro Lietuvą praeina valiutinės įplaukos, kada galėtų jau viskas eiti, tiem patiem Lietuvos žmonėm, bet į Lietuvos komercinius bankus ir įsijungti Lietuvos ekonomiką. Tuo metu Prunskienė pasikvietė keletą dar savo teisės skyriaus darbuotojų. Tai Prunskienė sako, ko reikia? Tai sakau, reikia, kad būtų likviduota Iniur kolegijos atstovybė Lietuvoje. Tai, o kaip likviduoti, sakau, kaip jį buvo įsteigta tų laikų ministrų tarybos potvarkių, tai dabar reikia vyriausybės nutarimų likviduoti. Sako, ruoškit projektą. Pats ir paruošė. Jo. Tai kitą dieną, aišku, apie visą šitą vizitą pas ponę Prunskienę buvo, kur reikia pranešta. Į Maskvą? Ne į Maskvą, Lietuvoje. Maskvoje labai protingi žmonės buvo, jie puikiai nuo pat pradžių suprato. Po šiai dienai suprato jie, kad čia nebus amžinai šitaip. Kitą dieną aš labai stipriai gavau tylos, labai stipriai. Nes kabinete buvo atitinkamų žmonių. Bet, nežiūrint to, Iniur kolegijos atstovybė buvo panaikinta. Tos visos funkcijos ir sako taip, bet, kadangi Prunskienė puikiai suprato, jog prieš užsienio teismus turi figūruoti ne biurokratai, ne klerkai, o advokatai, tai sako, jūs visi mikliai stojat į advokatūrą. Lietuvos advokatūrą. Ja. Ir taip 90 metų spalio 1 dieną aš tapau Lietuvos advokatūros nariu. Spalio 9? Ne, aš spalio 9-1. Atrodo, priėmimas vyko spalio 1. Okay. Ir va taip aš atsidūriau advokatūroje. Turiu pasakyti su visa pagarba savo kolegoms Maskvoje. Mes atsidalinom bylas. Susitarėm dėl honorarų ir tos bylos, kurios realizavosi, pavyzdžiui, į Lietuvą, labai nedidelė dalis nuo to bendro sutarto honoraro tekdavo Maskvos kolegoms, nes galutiniam rezultate įgaliojimus, tai Amerikai, Kanadoje matė, kad yra Iniur kolegija. Jie Lietuvos advokatus tik tai žinojo, kad jie yra. Tai mes su kolegom susitarėm dėl šito honoraro pasidalinimo, be jokių ginčų, ir tęsiam bendradarbiavimo, kol bylos tos ėjusios per Maskvą užsidarydavo. Tai netgi Lietuvos jau panaikinus Iniur kolegijos atstovybę, Maskvos advokatūra šventė savo 75 metų jubiliejų. Aš buvau šitą šventę renginį labai gražiai pakvietė ir po šiai dienai, jeigu jie turi reikalų, jie kreipiasi. Tai va toks mano kelias buvo į advokatūrą ir kaip aš sakau, jau kadangi 10 metų teko ruošti vienaip ar kitaip, tai buvo rašytinio proceso tvarka užsienio advokatams, aš į bylos vedimą, į bylos, taip sakant, apiforminimą ir kitą turėjau jau šiokį tokį sugadintą vakarietišką požiūrį. Tai toks buvo mano kelias į advokatūrą, kolegos. Tai čia turėsim klausimą iš karto. O apie honorarą užsiminėt, prisimenat gal kokie įkainiai, ar koks principas būdavo, ar toks pat kaip dabar, balandinis, ar gal kažkokie
Šitas valandinis yra absoliučiai naujas reiškinys. Ir kolegijos honoraras buvo 10%. Ai, nuo viso... Nuo visos sumos 10% mes sąlyginai gaudavom atlyginimus. Nebuvo blogi atlyginimai, bet atėjus Gorbačiovo perestroikos laikams, Injur kolegija irgi trupučiuką atlaisvino ir Injur kolegija savo darbuotojams mokėdavo valiutinės netgi premijas. Tai mes negaudavom į rankas valiutos, šitose Nešprasaltorgo parduotuvėse turėjom savo sąskaitą, ten pervesdavo, ateini į parduotuvę, išsirinkit daiktus, šitą, man suviniokit, nurašykit nuo sąskaitos. Tai procentai iš principo čia sėkmės mokestis? Iš esmės taip. Iš esmės taip. Kurio dabar nenorite pripažinti, bet... O pavyzdžiui, tuo pačiu metu, šnekant apie honorarus, reikia žinoti, kad tuo pačiu metu, kada mes dirbdavom šičia, užsienį mūsų labui veikdavo irgi užsienio advokatas visada. Ai, bet iš to šalies. Taip, tos šalies advokatas. Ponai, mažiau 25% nebūdavo. Pas juos. Taip, O. mažiau 25% nebūdavo. Lešrokai. Tai nebandėt kelt klausimo, kad ir jums reikia? Būtumėm galėję kelti klausimą. Atsakymą būtumėm gavę labai greitai, turbūt. Prašom, kitas duris. Jo, atsakymas būtų labai greitas, trumpas. Klausimų nemėgau. Jo, kas nepatinka ir viskas. Aš dar turiu 2 klausimus į šitą. Bet kokia įsimintiniausia, įdomiausia byla iš tų paveldėjimų, nes aš taip sakant, teko girdėti, teko šnekėti su Edmundu, bet va čia atskleidžiat labiausiai įdomu. Tai, aš vieną duosiu labai tokią primityvę gyvenimišką, kad gyvenime būna ir taip, o kita, kuri įdomi. Stambi paveldimo byla iš Kanados, matau, iš kokio krašto turi būti kilę giminaičiai, ženkliai suma, ženkliai. Susisiekiam per vietinės valdžios institucijas, taip sako, gyvena mūsų apylinkėje senutė mirusiojo sesuo. Tai sakau, reikia mums duokit informaciją, forminti dokumentus ir visą kitą. Tai šiandieninė, vadinkim, seniūnė, tuo metu apylinkės tarybos pirmininkė moteriškė, sako, nieko neišeis. Kodėl? Sako, aš jums nepaaiškinsiu, atvažiuokit. Atvažiuoju su ta apylinkės tarybos pirmininkė, nuvažiuojam į kaimą, sulūžusi lūšnelė, stogo kraigas man iki peties, apžėlusi dilginė, plaktoj asloj sėdi senutė, kaip iš pasakos. Aš pasisveikinu, sakau, tamstos brolis mirė Kanadoje. Amžinatilsį, ką padarysi. Sakau, paliko palikimą, reikėtų čia viskas, sako, vaikeli, man nieko nereikia. Aš sako, už jį ir taip meldžiuosi. Bažnyčiai. Sakau, tai žiūrėkit, gausit palikimą, galėsit bažnyčiai. Man sako, vaikeli, tu žinai, kiek kunigai visko turi? Nieko aš jiem nepaliksiu ir man nieko nereikia. Sudėtinga situacija, o apiforminti reikia. Ir žiūriu per laukus kažkokią tai moteriškę su dviračiu mina. Mes su tą apylinkės pirmininkė stovim, kaip vasara buvo, kaip šiandien prisimenu karštą. Atminė moteriškę, kuri prižiūri tą moteriškę. Aš jai viską išaiškinau, sakau, reikia paso, neturim nei paso nieko. Pirmininkė sako, atvešim fotografą. Vietoj nufotografuosim, pasą padarysim. Padarė pasą. Suorganizavom įgaliojimo apiforminimą. Viskas tvarkoju, suforminau visą bylą, į Kanadą išsiunčiau, atvažiuoja ta moteriškė pas mane Vilnių, tas, kur dviračių minė. Sako, o ta senutė gali testamentą sudaryti? Gali. Sudarė testamentą tos moteriškės naudai. Ta senutė pasimirė, žinoma, gavom iš Kanados palikimą, tai ta moteriškė, kur per laukus atmynė su dviračiu, savo vaikams namus supirko, Panevėžy, dar kažkur tai. Tai vat, kaip gyvenime balansas yra už gerą geru. O potencialiai įpėdinė sako, vaikeli, tu žinai, kiek kunigai visko turi. Nieko neduosi. Nieko. Bet ant brolis čia jisai, matyt, senai emigrantas buvo, kad sugebėjo taip jau kažkaip gerai prasigyventi nuo pusėje. Tai buvo, man atrodo, buvo
ne pokario, o ekonominė. Ai, čia ta jau ta Iki smetoninė. 40-ųjų, jo. 40-ųjų. 20. Jo. Jo, šitą, tai buvo daugiau ekonominė migracija, kaip mes vadindavom. O kita byla skauta Kanados, kur buvo daug giminaičių Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. Tai irgi 18 metais išvažiavę žmonės turėjo stambę fermą kviečių Kanadoje. Kas įdomiausia, Kanados giminaičiai buvo atvažiavę į Lietuvą ir tiems savo giminaičiams, kurie jau irgi yra potencialūs įpėdiniai, visus nusivedė į tą Vneškos Dargo parduotuvę ir sako, kiekvienam po juodą Volgą. Oho. Nu, o tais laikais Lietuvoje juodą Volgą, nu, kaip čia dabar jums paaiškinti? Bet čia sunku su kuo palyginti. Čia, ačiū Dievui, tie, kurie supranta ir prisimena tą, o kurie nesupranta, tai sunku išaiškinti, ką tai reiškia. Bentlis netiks, o čia šiandien. Čia net Bentlis netinka. Jo, tai jie lygtai ir pradėjo gundytis, bet kai aš sužinojau, kas yra potencialūs įpėdiniai, matot, jie Kanadoje buvo tie giminaičiai, kurie atvažiavo čia į Lietuvą, buvo padarę pareiškimus jau Kanados teismui, kad nei rytų Europoje, nei niekur kitur nėra giminaičių. Aš tada iš Kanados advokatų išsireikalauju šitą jų pareiškimą, pasirašytą irgi ir sakau, žiūrėkit, vat jeigu jie Kanados teisme apie jūs šitaip sako, kad jūsų nėra, o čia atvažiavę sako, kad mes viską sutvarkysim, bet pradžiai gausit po juodą Volgą, tai kaip jūs galvojat, ką jūs gausit iš jų? Nu, atsitiko taip, kad jie patikėjo mano argumentas. Okay. Tai vat suforminom tą bylą, čia ir buvo tie, kurie sako, stop. Kas yra pinigais, nu tegu perveda į Sovietų Sąjungą, tai labai liūdna, bet didžioji dalis jų pinigų užlūžo Vnešekonomo banke, nes kada čia visa Sovietų Sąjunga subirėjo, jo kada vertės, bet nežiūrint į to, viskas tvarkoja, nes visi nekilnojamas turtas, visa ferma, tenai didžiuliai plotai liko Kanadoje. Sudarė, jie paveldėjo, taip, jie paveldėjo bendrasavininkiai ir mes pavedėm Kanadoje trustui valdyti šitą turtą. Ir trustas siūsdavo pinigėlius, siūsdavo visą šitą gautą pelną iš investicijų ir paskui, nežinau dėl ko, bet trustas sako, žinot, mums tas portfelis nebeįdomus. Arba jūs atiduodat kitam trustui, arba patys steigiant valdymą Kanadoje, arba parduodat. Nu, tai, aišku, su lietuvaičiais aptarėm visus variantus įpėdinys ir vis tiek nutarėm parduoti, dar dabar nėra iki galo užbaigtas sandoris. Po šiai dienai čia gal rekordinį ilgumą jau buvo. Čia kaip iš anekdoto, ne, kad geras advokatas greit neturi užbaigti. Nu, dalis tame yra, bet įpėdiniai dėkoja man, kad ta byla nesibaigė greitai, nes vienas iš įpėdinių sako, klausyk, aš gyvenime nesu dirbęs. O šiai dienai iš tos bylos. O šiai dienai jis gyvena iš tos bylos ir neprastai gyvena. Jo, būtų baigėsi juoda Volga pradžioje. O būtų baigėsi juoda Volga, kuri šiai dienai jau būtų surūdijusi ir viskas užsibaigė. Tai va čia ta tokia dalykinė prasme įdomi, ten anoji byla, kaip čia sakyti, gyvenimiškai įdomi, o su tokiais visokiais mažom įdomybėm buvo daug bylų, kai pamatydavai tą istoriją, kaip žmonės atsidūrė užsieniuose būdavo, dar kažką tai. Taip, kad... Tai iš to išeina antras klausimas. Ar jausdavot priežiūrą aštrios akies? Kaip be to? Subtilus klausimas, žinokit, jie nesislėpdavo. Nuo ko čia slėptis? Jo, jie nesislėpdavo ir nežinau, kiek buvo tos dalies, kurios mes nepastebėdavom. Neišduosiu jokios paslapties, kad aukšto rango prižiūrėtojai kartais užduodavo klausimų. Ir man tada pasidarydavo tam laikmečiui liūdna. Iš jų klausimų matydavosi, kad jie nė velnio nesupranta to dalyko, ką prižiūri. Šitai būtų gal gerai? Nu, tai vat šitoj vietoje, žinokit, aš daug nesigilindamas į tai suprasdavau, matydavau, kad iš užduodamų klausimų jie nelabai supranta tų plonybių visų reiškinių.
Nu, bet tada pasijūti stiprus, nes tu žinai, o jie tai nežino. Nu, ta stiprybė tokia, nu kaip čia sakyti, nu jo, ta stiprybė buvo, kadangi tu matai, kad, taip sakant, su tokiais antpečiais, nu jie visi labai gerais kostiumais ir panašiai, uždavinėja tokius klausimus, kur, nu, visiškai keista. Taip, buvo stipri priežiūra, aš šiaip taip išsivyniojau nuo tiesioginio, taip sakant. Jo, aš jums sakau, jeigu jūs turit klausimų ir jums kažkas tai yra dalykiškai įdomu, nu ką padarysi, šnekam. Mes turim visi savo funkcijas. Daugiau, prašau, nelyst man į akis. O čia padalyvauti prašymų būdavo su misijom. Jo, aš galiu taip sakant, kad neišduosiu jokios paslapties, turėjau problematišką, taip sakant, kaip pasakyti, tokią atmosferą. Tai vieno labai išmintingo žmogaus paklausiu, kaip man mandagiai atsiriboti. Žinokit, gavau gyvenimišką patarimą. Pabandysiu pasidalinti. Žinai, gali prireikti šito. Taip, nedaug dėlė. Sako, žinai, kai būsi didesnėse kompanijose, išgerk alaus vieną kitą bokalą, gal ir rilkos, ir tyliai visiems pradėk aiškinti, kad būsi žvalgas. Sako, vis tiek kompanijoje bus tokių, kurie praneš. Plepys. Plepys, negalima tokio daryti, jokių. Nei svajojant, nei nieko. Nes sako plepys. O ten plepių nereikia. Tai žinokit, suveikia metodas. Ir atstoja. Nu, kaip, atstojo iš to tokio primityvizmo. O dėl dalykinių konsultacijų, tai ne. Bet dėl dalykinių, nu, ateikit ir ko nežinot, klauskit. Nu, natūralus reiškinys, nu, nepabėgsi. Jeigu aš kategoriškai atsisakysiu to, tai, nu, būsiu tyliai ramiai suvalgytas ir mano vietoje bus kitas. Tai vat aš turėjau tokias problemas ir taip aš su juo, matinkim, bandžiau susigyventi ir kaip matot, nieko iki Lietuvos neprigalimybės. Tai sferai. Iš to išeinant ir paskutinis klausimas šito laikotarpio, tai ar Maskvoje liko kokių nors draugų, kolegų, kurias tikrai kolegom būtų galima vadinti ir draugais patikimais, ar vis tik ten savo kultūrą? Manau, kad liko, nes INIR kolegijoje buvo atvažiavę baigę mokslus ir iš kai kurių užkaukazės respublikų. Ir kolegijoje Maskvoje nebuvo primityvių žmonių. Maskvoje buvo diplomatų vaikai, istorikų vaikai, nes iš INIR kolegijos laiks nuo laiko atrinkdavo ir išsiųsdavo tai į diplomatijos akademiją, tai dar kur nors. Aš irgi turėjau savo limitą į atitinkamus mokslus įdomius. Nu, ne diplomatijos akademija, kitur. Trupučiuką žemiau, nes mano tėvai buvo iš Žemaitijos valstiečiai, ne diplomatai. Bet viską išsprendėm kovo 11 dieną, 90 metų. Bet tai su ta aukštesnio lygio, sakykim, inteligentija, ten kaip jie sureagavo į tą kovo 11? Labai puikiai. Palaikė, ne? Palaikė ir jokių problemų. Jie kai kurie netgi žiūrėjo su pavydu. Aš kalbu apie INIR kolegijos lygmenį, taip sakant, apie šitą kategoriją žmonių. Jie žiūrėjo su tokiu pavydu. Sveiku pavydu. Žodžiu, iš to laikotarpio yra gerų atsiminimų. Ne tik ir gerų, patys geriausi prisiminimai, dalykiniai, aš turiu. Dalykiniai. Na, taip kad čia... Nes mes, kas įdomiausia, kad mesgi susibėgdavom labai įdomius kursus ir iš Ukrainos INIR kolegijos, iš Lvovo atstovybės, tai buvo klasikiniai advokatai. Iš inteligencijos viršūnė buvo. Armėnijos buvo labai stipri INIR kolegijos atstovybė. Tai mes, kai susėsdavom, taip sakant, po vakarais, po visų šitų savo mokslų, tai mes šnekėdavom apie tai, ką mes šiandien turim. Jau numatoma būdavo į ateitį. Ukrainos tai ten buvo, nu, iš vis kunkuliavo šito.
Tai čia iš vakarinės dalies. 90-metis, Taip, žodžiu, taip. ruošiasi kaip turi būti. Ja. Ir aišku, vakarų Ukraina gal biškit. Nu, vakarų Ukraina, čia ne paties Lvovo, bet vakarų Ukrainos. Tai ten buvo įdomus žmonės. Nu, supratom. Labai ačiū už pirmą Kad dalį. čia ne Dabar antros dalies kavos arbatos, prašom jau. Tai aš, va, Sveiki, į sveikatą visiems. Gal turim klausimų iš studijos? Jo, gal kolegos. Dalyvių, nes čia toks labai svarbų etapą. Uždarant, kas nori ar raštu galit parašyti čatą, ar kas nors gyvai galit ir užduoti klausimą. Ar apskritai mes turim auditoriją? Auditorija yra susirinkus ir įrašas liks. Ir čia 20 žmonių. Ir šitasgi paskui bus jo patalpinta. Ir antrą etapą perėsime jau nuo Lietuvos advokatūros. Bet ką Edmundas atrado atėjęs į Lietuvos advokatūrą, kaip jinai atrodė. Ir kaip jinai keitėsi laikė. Čia klausimų dar visų nenoriu uždavinėti. Nu, aš atėjęs ar advokatūra, mano pažymėjimas yra 000725. Tai, jo, tai 90 metai, turint omeny, kad tai nebūtinai visų veikiančių advokatų pažymėjimas. Jo, jau galėjo tiek ir nebūti. Sakykime taip, tai, ką mes šiandien turim, tai tuo metu aš radau, sakykime, nu kaip čia, užuomazgą. Struktūros prasme, dar kažką, tai, nu, nebuvo to. Buvo, taip, advokatūra darinys. Viskas. Kontoros, kurios pradėjo formuotis į tuos tokius tikrus advokatų kontorų darinius, kokie jie yra šiandien, su specializacijom, su savo, kaip čia sakyti, koncepcijom ir panašiai. Nieko to nebuvo. Neišduosiu jokios paslapties, nes mano bendra priesaikinių yra tokių. Vyko mūsų kažkoks tai visuotinis suvažiavimas pirmasis, jo, kur buvo įvesta advokatų priesaika. Nu, pulkas advokatų jau esam, viską reikia prisiekti. Tai prisimenu, po pietų atlėkiam kažkiek tai pavėlavę, visi Teisingumo ministerijos kažkokie tai išnuomotojai salėje atsistoja, suskaitėm priesaiką ir tapom prisiekę. Prisiekusieji. Jo, prisiekę, nu, tą advokatūros priesaiką. Nu, parodė, ne priesaika buvo. Kada aš pabrėžiu, po pietų grįžom. Formaliai. Tai čia vienintelė formali procedūra pereiti Lietuvos advokatūrą. Ne, kaip tie tai čia pažymėjimai? priesaika. Tai buvo, sprendė, jokių egzaminų, jokių nieko, buvo advokatūros prezidiumas, kur ten sudėti dokumentai, garbingai užduoda vieną kokį nors kitą klausimą, tokį prezidiumo nariai, kas dabar, aš suprasčiau, būtų taryba. Nu, pokalbis. Sakykime, pokalbis. Pasišneka su tavim, visą kitą, priima sprendimą ir tapai advokatu. Nu, gal face kontrolas kažkoks tai savo lygio. Net nebejotinai, tas prezidiumas turėdavo visą informaciją apie asmenį, su kuo jie šnekasi. Bet jau lietuviškas čia buvo. Lietuviškas, 90 metai spalio mėnuo. Tai jie čia gal tokį filtrą biškį nuo tų Maskvos draugų darydavo, ar ne? Ne, matot, aš nežinau, turbūt neišduosiu ir jokios didelės paslapties, kad Prunskienė pasakė, premjerė, kad mikliai tampat Lietuvos advokatais. Liepė. Nes ta funkcija, kad valiuta plauktų į Lietuvos komercinius bankus, nu, jie pažangi tuo metu buvo. Teisinga. Jo, ir teisinga, taip. Nes aš tam mirėjau pas ją, sakyti, žiūrėkit, va tokie srautai valiutos eina į Maskvos, į Rusijos bankus, kada mes jau savo ekonomiką gaivinam. Prunskienė kaip ekonomistė suprato mikliai, viskas, funkcija turi būti vykdoma, o jūs turit būti advokatai Lietuvos. Jokių problemų. Patriotiškas požiūris ir sprendimas greitas. Taip, O filtrą jūs jautėt, kad, ta prasme, kaip sakė, po pokalbio buvo tų, kurie netapo, tarkim, iš jūsų aplinkos, kurie nepraėjo, ar visi tiesiog formalumas čia buvo toks pokalbis ir... Tam laikui aš pasakysiu, tai buvo taip, kad jeigu tave pakvietė, tai vadinasi pasikvietė. Kvietimo forma. Taip, pasikvietė.
paskui su tavim pasišnekėjo ir panašiai ir pranešė. Jeigu tavęs nekviečia ir kažko trūksta, vadinasi, kažko trūksta. Bet jau prezidiumas jau čia vėlgi, jau rusiškų pavardžių nebebuvo, jau lietuviškas visas, ko gero. Aš į pavardės netaip žiūriu. Ko gero. Ko gero, jau. Ko gero, taip. Ne, šnekėjau lietuviškai. O. Šnekėjau lietuviškai. Nors rusų kalba, kaip matom ir žurnalų, tai darbinė kalba. Jų kolegijoje mano darbinė kalba buvo rusų kalba, visiškai. O va tam nereikėdavo kokias tenais įvažiuoti į Kanadą? Tenais... Mano lygmo nevažinėjo. Važinėjo iš Maskvos arba skiri žmonės iš Lietuvos. Ne, nu tai tos visos kelionės ten būdavo sąlyginai daugiau pramoginės. Ten didelių poreikių važiuoti nebūdavo, nebent tik tai sudaryti sutarčių su naujais advokatais atskiruose valstijose, pavyzdžiui, dar kažką tai. Užtekdavo siuntinėtis jau čia. O kaip komunikavot? Dokumentai kas paštu, aišku? Paštu faksu su Maskva telefonai, tai čia natūralu, o mes ruoždavom tos afidevitus, kas įdomiausia, tai įrodant giminystę, tai vat kaip dabar pavyzdžiui, rašydavai šeimos viso genealoginio medžio, tą vadinamą afidevitą, kada pridėdavai visus surinktus civilinius metrikacijos aktų įrašus ir pavyzdžiui, surenki giminaičių kokius nors laiškus, kur rašo broliui, ten mielas brolau, aš Amerikoje, ten dirbu, ten man sekasi. Vokų sudėdė, nes... Kaip įrodymas, kad giminystė. Kad giminystė šalia šitų giminystė įrodančių dokumentų, nes Amerikoje irgi, Amerikoje, sąlyginai, užsienyje atsirasdavo gudrių, kurios prisiglausdavo šalia tokių, vaidindavo šeimą užsienį ir bandydavo paveldėti užsienio teismuose. Ten kildavo irgi pakankamai rimti teisminiai ginčai dėl to, kad kas yra įpėdinis. Pavyzdžiui, rašo ten broliai, aš tau paliksiu palikimą, nes aš Amerikoje neturiu šeimos. Gyvenu vienas. Aš kaip pavyzdys sakau, jo, laiškai. O ten Amerikoje prisistato kokią nors Smith, ir sako, mes su juo kartu gyvenom, aš čia ten jį, pasirodo, jį buvo tik tais jo namų prižiūrėtoja. Bet žinojo daug apie jį. Bet daug žinojo, ir Amerikos teisėjas, skaito laiškus, mato, jo, tikrai iš Amerikos, vokai užanspauduoti Amerikoje, rašo broliai, tie laiškai yra išversti į anglų kalbą, bumt plaktuku, įpėdinis gyvenantis brolis Jonas Lietuvoje. Bet dar čia iš to pirmo etapo, o iš Lietuvos būdavo, aš įsivaizduoju, kad čia kapeikėlės už tos Lietuvos turėdavo būti paveldėjimo į užsienį. Nes ką čia tokio, ką čia karvę užgyvensi, ūkelį, kokį mažą būdelį. Ten būdavo įdomių dalykų. Bet finansiškai, ko gero, labai didelį nebūdavo. Praktiškai išeidavo palikimai iš didžiųjų miestų. Miestiečių jau. Esu pardavinėjęs netgi namus, kur palikimas į užsienį išeidavo. Ir turėkit omeny, kad išeidavo už 62 kapeikas, išeidavo doleris. Atvirkščiai vykdavo dabar. Atvirkščiai kursas vykdavo. Būdavo tokių labai įdomių bylų, atsirasdavo, kur senas žmogus, vienišas, gyvena pavyzdžiui ir miršta. Čia Lietuvoje. Išaiškėjo, kad jis turi 15 taupomųjų knygučių. Sakykime, kokie 450 000 eurų. Tokių būdavo? Taip. O, tai čia kažkokie caro palikimai ir Smetonos? Čia visiškai kas kitas. Net įdomu, jeigu galima atskleisti, nes čia būdavo tokiam žmogui suneša tie, kurie turi tamsių pinigų. Netgi sovietiniais laikais darydavo tos visus pogrindinius biznelius. Taigi čia jokios paslapties. Spekulacija, visa kita. Ir sako, žiūrėk, aš tavim pasitikiu, tave griaužia liga kokia nors, viską, aš tau atnešiu, atsidaryk taupomąją knygutę ir tą sumą palik ten užsienį tokiam ir tokiam. Šitai. Ir yra testamentas, viską. Ir niekas, jokia institucija neklausinėdavo, iš kur jis gavo tos pinigus. Tai įsivaizduokit, 62 000 rublių, tai reiškia $100 000.
išeidavo į Labai užsienį. geras kursas dar. O principas, kadangi buvo abipusis, iš vakarų eina, balansas ženkliai didesnis, tai turėdavo išleisti ir šitą valiutą. Pavieniai tokie, bet čia Pavieniai. Čia schema buvo sugalvota, o mums kas? Čia Visi nebe dokumentai, advokatų turbūt buvo. visi, sugalvota. ten negaliu pasakyti, kas ir kaip ką, kada ten tokius konsultuodavo. Bet tokios bylos būdavo. Tas toks kaip ir legalus būdas kapitalą iš rytų. Formaliai viskas absoliučiai. Bet jis turėdavo išmanyti sistemą, patardamas tokį dalyką. Nu, ten tokios bylos nebūdavo iš kur nors, iš periferijos. Čia būdavo ir žinančių. Taip, be abejo. Supratau. Nu va, tai žodžiu, Lietuvos advokatūros 725 numerių atėjo, tai dabar turim 2200, tai 725, tai jau ir nebūtinai visi veikiantys advokatai, tai palaipsniui augo, didėja, tai pradžioje konkurencijos ko gero mažiau buvo. Ir tų bylų gal mažai, aišku, buvo palyginus ir klausimų. Matot, aš pasakysiu taip, aš atėjęs į Lietuvos advokatūrą pajaučiau, kad aš buvau 10 metų teisininkas, gyvenau Vilniui, lygtai dirbau Vilniui, bet absoliučiai buvau iškritęs iš tuomečio Lietuvos teisininko, kaip čia pasakyti, bendruomenės. Nes aš buvau Maskvoje, mes neturėjom šičia jokių didelių santykių su niekuo, iš archyvo surinki medžiagą, pas notarą suformini dokumentus, jeigu reikia dar bet kokią informaciją, parašai užklausimus, niekas nežino, kas tai ir kolegija. Absoliuti paslaptis, terra incognita. Ir kada iš tokios terra incognitos nusileidžiant žemės ir turi įeiti į tą sferą, į tą jau bendruomenį, kuri gyvavo šičia nuo pat pradžių vienaip ar kitaip. Taip, aš asmeniškai pažinojau daug žmonių, teisininkų, draugai, kursiokai ir visą kitą. Daugam vis tiek buvo tuo metu nesuprantama, kas, ko ir kaip. Ir taip reikėjo įeiti į tą advokato veiklą. Nu ir po trupučiuką, dar ir tos palikiminės bylos, sakykime, palaikė. Ir įeita, kadangi aš vis tiek save laikiau civilioku, nebaudžiaunininku. Nemėgo baudžiau. Nereikia blaškytis. Nu, taip. Nereikia blaškytis, nes baudžiamosios tu turėt netgi ir požiūrį atitinkamą turėti į tą, nes aš kažkodėl tai nebuvo gerai man asmeniškai. Aš įsijausdavau į kliento reikalus, o įsijaust į baudžiamosios bylos kliento reikalus negalima, yra pavojinga. Nes gali nebepastebėti psichologinės ribos tarp... Kad tu jau tarp jų? Jo, kad sakyt, gerai, taip jam ir reikėjo. Tai baudžiamąją keletą turėjau tų baudžiamųjų bylų, bet tik tais tokių, kur buvo kriminalizuoti civiliniai santykiai. Čia pas mus buvo toks laikotarpis įdomus, kur prokuroro akis degė energiją ir visą kitą. Tai, ten irgi buvo įdomu, kada galėdavai palyginti. Matai, absoliučiai civilinį santykį ir degančius prokuroro akis, kuris nori iš to išspausti nusikaltimo sudėtį ir nuteisti jo ir blaškaisi. Tai kur dabar tas nusikaltimas yra? Kad vykdyta ūkinė kažkokia tai veikla, tvarkingai, netvarkingai, kitas klausimas. Bet kur nusikaltimas? Bet čia bausmė turėtų būti. Bet čia tas dar neprisijungimas į rinkos ekonomiką dar jautėsi kurį laiką. Netgi pasakyčiau kitaip. Bandymas jungtis ir toks visiškai atitrūkimas nuo bet kokių, kaip čia pasakyti, netgi ekonomikos principų, laisvosios rinkos principų. Nes kiek turėjom gyventi, kol akcininkas suprato, kad UABO turtas tai ne jo turtas. O šiai dienai kai kas nesupranta. Supranta, bet rizikuoja. O kas buvo tuo metu populiaru? Kokios šakos? Nes dabar yra ten kriptovaliutos, dirbtinis intelektas, viskas, kas tokio. Kas tuo metu buvo tokia, naujo, aktyvaus pagal jūs? Žiūrėkit, pasimkim
pasimkim civilinį kodeksą. Ir jame yra viskas. Jame yra daug seniau. Jame yra nuo senovės Romos Nu, tai. sudėti principai. Kad jie viskas yra santykiai vystėsi, tobulėja ir pagal laikmetį. Čia ir kitas klausimas. Bet pagrindiniai principai yra atėję nuo to laiko, kada pradėjo formuotis privatinė nuosavybė. Nesvarbu, kad ta privatinė nuosavybė pirmieji buvo tada, kada vienos genties vadas nukariavo kitą gentį ir pasiėmė jo kailius. Nu, bet vis tiek jis skaitė, kad čia jau jo. Tai vat visą šitą. Dabar, kolegos, man kažkurio tai metu buvo pačiam klausimas toks, kada visi šnekėjo, aš verslo teisę užsiminė. Pasakykit jūs man atskirai, kas yra verslo teisė. Nu, čia universitetas bando jau apibrėžti. Aha, kas yra verslo teisė? Mes einam prie sandorių, prie sudėtingų sandėrių, prie visą kitą. O kur mes juos randam? Civiliniam kodekse. Formaliai paėmus, tai civiliniam kodekse nėra verslo teisės knygos. Ne. Jo, aš sutinku, kad ta klasikinės civilinės teisės dalis transformavosi į visiškai specifinę dalį, kurią mes dabar ir vystantis. Taip, šiandien neformalizuota yra, vadinam, verslo teisė. Ir protai paimtų ir tą struktūrizuotų. Tai vadinasi, taip sakant, dirva tam ir poreikis yra. Bet čia taip išskirti dabar sutartis. Ir prasidėtų problema. Ar tai lieka civilinio kodekso, sakykime, reguliavime, ar į verslą. Būtų tokia sumaištis. Šiandien mes turim tą gerąją žodžio prasme tokią difuziją. Jo, kaip akvarelę piešiant. Nėra ryškios linijos. Spalvos viena į kitą persilėja, bet tai nėra blogai, čia gerai. Čia pagyvensim ir išryškės, kur tą liniją galim nubrėžti. Natūraliai išsivystys. Natūraliai išsivystys. Tai čia ir yra, taip sakant, teisės progresas, evoliucija. O dar jau grįžtam prie advokatūros, nuo 91 iki dabar 2024 turim čia ilgas laikas. Kaip keitėsi požiūris į kolegas, kolegų požiūris vieni kitus? Ar kažkas, dabar mes turim kolegišką labai bendruomenę. Ar tas iš karto po nepriklausomybės jautės kažkoks vienybė, ar kaip tik užsisūkė visi buvo? Iš esmės, advokato prigimtis ir veikla, ji yra absoliutus individualistas. Kada aš kažkada tai nuvažiavau pas braliukus Latvijos, jų ten vieno jubiliejaus proga, ir buvo koncertas, ir koncertavo advokatų choras. Aš sakiau, pas mus neįmanoma. Pas mus galima surinkti daug solistų iš advokatų tarpo, bet choro padaryti neės vien iš principinės nuostatos. Bet bet tai čia mano absoliučiai subjektyviai nuomonė, bet tas ateina iš vakarų, sakykime. Nors jeigu eitų iš Japonijos, tai aš nepasakyčiau, kad eitų per tą pusę. Ateitų iš rytų. Bet čia pašmaikštavimas dėl to mūsų prisikabinimo, kad iš vakarų. Kad iš advokatūros kaip veiklos yra daroma faktiškai verslo šaka. Pažiūrėkim, kas senovės Romoje buvo advokatas. Patricijus, kuris garbus žmogus, eidavo ginti iškilus poreikį plebėjų į aikštę. Ir jis nelaukė jokio atlyginimo šito plebėjus.
Aš nesakau, kad advokatūra turi būti karito valgykloje, ginkdėlė, bet tik tais kaip turėtų būti sudėti prioritetai. Ir mūsų, aš pats esu susidūręs ne kartą ir ne vieną, kada aiškiai matau, kaip yra dirbtinai vilkinamos bylos. Iš advokato pusės? Taip. Čia... Aš turėjau vieną situaciją, absoliučiai buvo šlykšti, kada kitos pusės klientė pas mane po posėdžio paskambino, sako, advokatė, ar aš galėčiau pas jūs užeiti? Kita pusė, ne advokatas, ne. Sako, nu tai prašau, jeigu jūs turite reikalą, užeikit. Nu, aš užėjo ir man sako, advokatė, aš jums siūlau tokią ir tokią sumą. Nelabai supratau. Sakau, nu bet tai nesuprantu. Tai sako, jūs neskubėkit šitą privesti prie atitinkamos pozicijos, aš viską suprantu, nes tada gal jūsų klientė, čia buvo ginčas dėl namo dalies pardavimo. Sako, aš mušiu kainą. Nes jeigu greitai išsispręsim klausimą, tai to namo dalis kainuoja kiek kainuoja. Ir viskas, žinot, ponia, jeigu jūs norit, kad mes toliau draugautumėm, aš turiu omeny bylą, tai susitarkim, kad šito pokalbio tarp mūsų nebuvo. Ir, ką padarysi, ponia išėjo, aš iškart užrakelio savo klientę. Sakau, žinot, turėjau tokį vizitą, žinokit, turėjau tokį pasiūlymą. Jeigu norit, sakau, žinai, kadangi aš su jumoru galim priimti, dalintis per pusę. Kalno galim pažiūrėti. Ja. Tai vat, ir aiškiai, kitoj pusėje buvo daug. Patarė advokatas. Ja, advokatas, protingas. Jis nelindo pas jį. Pats nelindo ir atleikė klientai. Klausimai sprendėm ten per pusę mėnesį. Atsiprašau, pusę metų. Sandorio, kada byla tęsiasi ten. Su ieškiniais, su priešieškiniais visiškai į laukus. Tai jau buvo tokių teismo sprendimų, kur ieškinio nepatenkino, priešieškinio nepatenkino. Iš esmės, teisėjas nieko neišsprendė ginčą, nes keistai buvo prašoma tą ginčą išspręsti. Tai vat tokie visi dalykai, jie mane neramino ir tada, ir dabar. Čia pokyčio didelio nesijaučia tarp advokatų. Netikiu. Aš manau, kad jaučiasi. Tai vat aš norėjau... Ženkliai jaučiasi. Ir kartais tie reiškiniai yra tas, kada advokatas savo advokato veiklą pajungia į kažkokio tai verslo procedūros tęsinį. Žiūrėk, veikia kaip advokatas ir jau lyg tai verslo procedūra. Taip, jeigu advokatas įeina į verslą, tai jokių problemų, viskas tvarkoja. Tai vadar čia blogai, viskas tvarkoja. Ne, bet kada advokato veiklos tęsinys kartu jau įeina į tą verslo procedūrą, dėl kurios jis tapo kliento advokatu. Ar čia yra gerai ar blogai? Aš nesiimu spręsti. Tik man tai pagal klasikinį požiūrį advokatų, kaip aš įsivaizduoju, vertinantis, taip, atrodo nekorektiškai. Aš nesakau, kad taip negalima daryti. Aš sakau, aš taip nedaryčiau. Aš nepuolu kaip aš sakau, su patarimais. Bet aš sakau, taip nedaryčiau. Vat įdomu. Aš vėlgi, taip sakant, čia gal, kas uodegą pasikels šuniui, jeigu ne pats šuo. Kai aš buvau ir garbės teisme, ir paskui po to ir dar tarybai, būdavo tokių atvejų, kada mūsų kolegos tiesiog ateina, sako, Edmundai, ar galiu užeiti? Kolega, jokių problemų. Vakar turėjai būti užėjęs, jeigu turėjai reikalą ateina ir sako, žiūrėk, bet turi tokią ir tokią situaciją. Kaip tu manai, ar čia šitaip, ar taip, ar anaip, ar aš etiką pažeisiu ar nepažeisiu, aš nežinau, kaip tave vertintų, sakykime, taryboje drausmės komitetas, kaip tave vertintų garbės teismas. Bet aš taip nedaryčiau, asmeniškai. Čia dažnesnis atsakymas būdavo? Nebūtinai, ne. Bet tik tais, kada norėdavau pasakyti, jog aš, ne. Nepritariu. Ja, nepritariu. O jeigu pritari, tai tas šaunuolis pirmyn. Tai va čia tos irgi kaip advokatas
dažnai irgi garbės teisme pabūs, ko gero irgi nesusiformuoja toksai, kad geriau taip abstraguotis nuo visų kitų, ar jau jaunimui mūsų, nes jaunimas svarbus, jis tam tapo visų dabar labai vilioja ir jis kartos atveik, kaip jūs paminėjote, kad jis su verslu tęstinumas. Tai čia šių dienų, nu, toks matom, kad yra toks trendas, gaunas populiaru. Ne tik advokatūra, bet kažką dar sugalvoja ir tai, nu, masina kaip ir... Jeigu dar kažkas sugalvoja, tai viskas svarbu. Nu. Bet tai, kad tik tais tai nebūtų taip, advokatas, nu, tai aš čia dabar tą patį transformuosiu, 75% advokatas, 25% verslo bus. Tam pačiam, ja. Nu, čia aš nemanau, kad tai yra gerai. Patarimas šito neužsiimti. Jų patarimų ne. Aš nedalinu patarimų. Palauk, čia gausi padaryti patarimą. Mano patarimas yra taip, kad nedalinti patarimų. Irgi įdomus patarimas, nes Kazimiero Rakausko irgi pakalbinau kaip legendą mūsų, tai jisai pabaigoje irgi padavė tokį, paprašymą apibendrinti ir rekomendaciją pateikti, aš gal pabaigoje dar pakartosiu, ką jis pasakė. Tai jo patarimas buvo: šie advokatai neturi nieko bijoti šiais laikais, nes šiuo metu nėra ko bijoti. Tai toks, aišku, iš visos to požiūrio į visą laikmetį ir visą ką, sako, būkit drąsūs, nes šiuo metu ginti teisės galite laisvai ir drąsiai. Tai vat, jo toks labai įdomus buvo apibendrinimas ir atgalvoju, kaip jūs ar pritartumėte tokiam ar ne? Pasirašau net nediskutuodamas, bet tada mes turime išsiaiškinti savokų, baimės ir kad nėra ko bijoti. Nu, tai kaip jūs manote? Nėra ko bijoti, jeigu tu eini absoliučiai teisiniam formom, profesinės etikos rėmuose ir viskas aišku. Bet jeigu, taip sakant, galima sakyti ir taip, tu nebijok. Pabandyk iššokti iš lėktuvo be parašiuto, tu nebijo, gal kada nors kam nors pasiseks. Nu, aš su absurdišku pavyzdžiu, tu nebijo, šok be parašiuto, čia nėra labai aukštai, gal pasiseks. Ar čia, jeigu tu tai pasielgtum, ar čia būtų, taip sakant, tavo drąsa? Beprotybė čia jau greičiau. Nu tai va, tai prie beprotybės geriausiai pasirodo. Ką reiškia nebijo? Ar tai reiškia, kad tu vaikščiok absoliučiai ant plonų ašmenų ir nebijok paslyst? Ar tu elkis drąsiai, dalykiškai ir nebijok kažkokių tai, čia sakyt, tau keliamų dirbtinų kliūčių? Čia yra baimės supratimo klausimas. Išsiaiškinkim apibrėžimą ir tada bus pilnas aiškumas. Man gal įdomu, visai neseniai čia kolega vienas pasidalino advokatas iš principo turi elgtis taip, kad kuo geriau atstovautų klientą. Išnaudotų visas teisinės galimybės etikos rėmuose. Klausimas ten buvo kilęs iš tos perspektyvos, kad šiaip jau advokatas turi siekti teisingumo. Tai vat jūsų požiūriu, advokatas siekia teisingumo ar siekia kuo geriau atstovauti savo klientą? Ne, gali būti teisus, tai kaip šiuo atveju, kuris turėtų rasti tą balansą? Aš, kolega, yra neteisus, pats pabrėžiai, kad reikia siekti teisingumo etikos rėmuose. Tai tokiam klientui aš visada sakau, žinai ką, tu esi neteisus. Čia yra teisingumo triumfavimas. Nes jeigu aš neteisus, mudviejų ginče, tai vadinasi triumfuoja teisingumas ir nugali tamsta būdamas teisus, jeigu mudviejų ginče aš esu neteisus. Bet nepaisant to, teisme jūs ginsit klientą ir išnaudosit visas galimas teisinės formas, kad bent jau apgint, įrodyt tą tiesą. Nes jeigu aš įsivaizduoju, čia yra labai subjektyvu. Kartais žmogus, tarkim, yra faktas, kad nušovė kitą žmogų. Na, tai gali būti žmogžudystė, gali būti gynyba, gali būti savigina. Ir va turbūt bent jau mano supratimu advokatas darys viską, kad privesti prie tos tiesos, kiek įmanoma
Arčiausiai. Nesu aš baudžiauninkas, kaip mes vadiname, kaip pavyzdys. Tai, bet čia prasideda subjektyvinės pusės įrodinėjimas. Aš sakau, kad tos aplinkybės yra vertintinos kaip, sakykime, savigina, o kita pusė sako, ne, čia jau ne savigina, o yra perdėtas, taip sakant, pereinant saviginos ribas. Vertinamasis kriterijus, tam ir yra garbus teismas, kuris tą mūsų, ir čia nėra nei etikos pažeidimas, nei nieko. O jeigu jūs iš savo praktikos ir savo žinių jau matot, kad ten ar ant peilio nukrito porą kartų nugarą, kad čia savigina arba kažkas, tai jau jisai sakys tas, kas jam naudinga, bet o kaip šitą vietą patarimą kokį duot, kaip advokatų iš tai. Jisai šneka tai, jeigu klientas, kas jam naudinga, bet ar įmanoma tada imti tokį klientą, dirbti su juo, ar kaip morališkai tokį žiūrėti? Žiūrėkit, aš manau, kad tokiais atvejais advokato funkcija yra tvarkingai, korektiškai tokį klientą pravest per procesą. Pirmiausia, kada man klientas bet kokiu atveju sako, aš teisme pasakysiu. Nu, gerai, sakau, ką tu pasakysi? Nu, aš tą pasakysiu. Gerai, pasakysi. Ar tu įrodysi? Nes teismas, nėra naivuoliai. Nėra naivuoliai. Kaip tu į jį pažiūrėtum, tam jis ir yra teismas su savo patirtim, išsilavinimu, žinojimu ir kompetencija. Ir tokiu atveju, sakykime, jau, tokiu atveju geriau nueiti į teismą ir sakyti, va taip atsitiko. Sąžiningai. Jo, taip atsitiko. Buvo taip. Aš turėjau vieną bylą, kur buvom susitarę su kliente, kad turėsim taikos sutartį, visą kitą. Ir teismo proceso metu vyras sėdi salėje, mano klientė pradėjo įžeidinėti teismą, vyras iš salės mėto replikas, kad jūs čia visi sovietiniai. Atstovaut va šitokią atmosferą klientę, čia civilinė byla, aš matau, kad ne pagal mano etikos supratimus. Aš teisėjai sakau, gerai teisėja, kaip krepšinį, ar galima? Techninė pertraukėlė. Teisėja, čia buvo kolegija. Teisėja viską suprato, prašau, galim. Pasišnekėjau su klientė sakau, žiūrėk, jūs mane samdėt, kad suteikti teisinės paslaugas. Jūsų fone įžeidinėt teismą, tai nėra teisinės paslaugos. Jeigu jūs užimat tokią poziciją toliau, tai sakau, aš formaliai atsisakau jūs atstovaut ir tą mes įforminsim. Grįžtam po tos pertraukėlės, aš teisėjai techninį prašymą, kad ten dar kažką tai išsireikalauti ir panašiai. Teisėjai suprato, matyti viską iš karto. Teismas prašymą tenkina, išreikalau ten dar kažką. Tai posėdis baigtas, aš įkišu galvą pro duris į teisėjo kabinetą. Čia kai dar buvo taip liberalesnis jo. Sakau, teisėjas, advokatas. Viską supratau. Ir viskas. Ir klientai nutraukė susitarimą, nes aš sakau, klausykit, aš nesu jūsų bendrininkas įžeidinėjant asmeniškai teismą. Ne tai, kad dalykiškai prie kažko tai kabintis, bet ten jūs sovietiniai, žinai. Gerbėmėje, o kada jūs iš kur atėjot? Iš Marso? Jie patys. Jo, iš kažkur tai dar, iš Atlantidos. Ne. Tai vat, ir kartais mano klientams aš duodu tokius patarimus, žiūrėk, tu esi neteisus, tu ieškok galimybių, kaip su oponuojančia pusė, arba susitarti, arba dar kažką tai. Arba jeigu jau tu atsidūrei teisme, tai žiūrėkim, kaip būnant neteisiam, preziumuokim, kad teismas tą išryškins, supras ir nustatys, kad tu esi neteisus, kaip iš tos situacijos išeiti su mažiausiom problemom ir mažiausiom netektim. Nesutinka klientas, tai vadinasi ne mano klientas. Atsisakoma tada. Jo, tai nepakeliui. Taip.
Čia, tai va dar, jeigu pabaigiant prie advokatų, aš manau, kad jaunų advokatų asociacija irgi yra toks gana svarbus momentas, kaip ten tas jaunų ir vyresnių advokatų, nes 91 tai jūs jaunasis advokatas buvo. Drąsiai. Kaip ten tas būdas kartu. Ir ne tik jaunas, bet ir žalias. Ir žavus. Ir žavus ir dabar. Bet, pavyzdžiui, ar būdavo dar jausdavosi kokiu nors, Smetonį jau ko gero nebebuvo, tuo metu jau čia būdavo tokie tarybinio gal laiko jau ten advokatai ir kaip požiūris vieni kitus vyresnių jaunesnius, ar iš aukšto, ar kolegiški, nes dabar lygtais, o tai yra toks pagarba ir bendruomenė išauginta, išauginti vieni kitiem, o ar tuo metu buvo kažkoks? Iš asmeninės patirties, kiek aš turėjau, tai aš jaučiau, kad tai yra tikrai inteligentai. Ja, ir nebuvo kažkokio tai tokio spaudimo, buvo noro padėti, kad perimtų vienų ar kitų patirtis ir panašiai. Aš dar turiu tokią svajonę, buvo Vilniaus advokatų klubas, labai garbus tenai rinkdavosi ir jie kviesdavosi jaunesnius, tame tarpe, pažiūrėjau, mane buvo amžinatilsį Zabiela, amžinatilsį Katauskas, dar ten kolegos, kurie susirinkdavom pakankamai tokiam nedidelės apimties ratelį padiskutuoti apie advokatūros istorinę raidą ir panašiai. Ir tai buvo Vilniaus advokatų klubas, formaliai vadinosi. Tai aš žinau, kur tie visi dabar, taip sakant, galai yra ir aš vis savo kolegą Juozą irgi agituoju, sakau, Juozai, surinkam tas trupinius šito Vilniaus advokatų klubo ir sulipdom. Vaikai idėja, man dabar aišku visi į nuotolį pasidėjo. Tai jūs turit vieną didelį pavojų, kad, nors gal ir ne, jaunųjų advokatų išaiškėt, kad jūs garbių advokatų klubas jau taip apsineša tą pačią vėliavą. Bet čia manau, kad vėliava mūsų bendra visa. Tai aš čia išmaikštauju. Tai apie ką būdavo tas diskusijas tarp tų jaunesnių ir vyresnių? Nes Zabiela amžinatilsį ne per seniausiai, bet jis jau tarybinio laikotarpio advokatas. Jisai Smetonio. Tarybinio, bet jis gimė Smetoną. Jis yra matęs tą, taip sakant, formavimąsi. Jis turėjo puikų teisybės supratimo jausmą. Ir jis matė, kaip ne visada ta teisybė sovietiniais laikais nugali. Ne tik tais personaliniais atvejais, bet jis matė, kokia yra ta bendro pobūdžio neteisybė. Nes juk teisė kaip institutas tada buvo pajungtas faktiškai režimui. Čia gal komentaras dėl jaunųjų advokatų. Daugelis bando matyti priešpriešą. Mes visada sakom, kad tai yra dalis ir pasivadindami jaunaisiais, mes pripažįstam, kad dar yra ko mokytis. Kad mes esam ta aktyvi jauna dalis, kuri dėl to legendiniai advokatai, kurie turi ką papasakoti ir iš ko turim perimti geriausią patirtį. Tai klubas būtų, žodžiu, puikiai vieta. Patirtį jūs neperiminėkit mechaniškai. Ne mechaniškai, mes ir mokome. Jūs pasišnekėję su tokiais kaip aš, kur čia prišneka visą kitą, kai aš išeinu sakyti, žinai, daugiai čia visko pripasakojo, 5% galim tikėti. Šmaikštauju, žinoma. Jo, tas ne mechaninis turėtų būti perėmimas, o bet kurių patirčių tobulinimas. Bet kurių patirčių tobulinimas ir aš skaitau, kad yra tik tais džiugu, jūsų ta veikla. Norit, tik tais vieną pastabą galiu padaryti. Bet čia ne nuo jūsų priklauso. Jaunųjų advokatų, aš taip nedaryčiau. O jaunųjų advokatų vėliava yra per visas šitas tinklalapis, masinės informavimo priemonės daromos konkrečios konsultacijos. Čia spaudoje taip. Jo. Aš vieną kartą nepatingėjau, paskaičiau jaunųjų advokatų ten kolegę, davė konsultaciją, žurnalistė parašė taip, kaip jį parašė, ir aš pradėjau susirašinėti su ta kolegė. Ir pripažinu, kad straipsniai yra neteisingai. Jo, nes žurnalistė visą jos aiškinimą kolegės padarė stilistiškai. Kad lietuvių kalboje gražiai viskas skambėtų ir panašiai, taip pat kaip
žurnalistai rašydami mokestiniais klausimais niekada šalia nesudės pelnas ir pajamos. Jo, nors kartais šneka apie tuos pačius dalykus, nes pagal lietuvių kalbos taisyklės, stilistiškai negražiai atrodo. Tai juk kiekvieno atveju konsultacija yra individualus dalykas. O normų aiškinimas per šitą masinės informavimo priemonės, ar turi kažkokią tai prasme? Nes iš esmės kaip yra? Jeigu klientui reikia sužinoti, kaip jam vienoje ir kitoje situacijoje elgtis, tai jis turi nueiti su konkrečiom aplinkybėm pas specialistą. Ir ar gali medikas konsultuoti maždaug, jeigu skauda, reikia gerti vaistus? Aš galiu, kadangi mes dalyvavau tame kūrime, sakykim, tų tokių straipsnių, tai mintis buvo kur? Suprantam, kad tai nėra individuali konsultacija, suprantam, kad ta kategorija klientų, kurie sau gali leisti advokatą, faktas, kad eis su konkrečiais dokumentais, konkrečia situacija pas advokatą. Ir mes turim labai didelę visuomenės dalį, kurie nesupranta. Tai mintis už tokių straipsnių yra didinti supratimą, kad apskritai yra problema kažkur. Arba kad tai problemai gali būti sprendimas. Ir iš to labai dažnai, man pačiam teko kalbėti apie medicinos, tarkim, teisę, kad žmonės gali skųstis ir gauti kompensaciją, jeigu, tarkim, operacija nepavyko. Sako, aš net nežinojau, kad apskritai turiu, aš galvau, ką aš eisiu prieš kokios santariškės kovoti. Aš ten paprastas žmogelis iš kaimo ir negaliu. Tai galbūt mes suprasdami, kad nepataikom individualiam žmogui su konsultacija, mes iškeliam problemą ir mes tos advokatūros statusą parodom, kad tai nėra privilegijuotųjų galimybė. Nes tarkim Amerika, tai kiekviena šeima turi savo advokatą. 500 gyventojų vienas advokatas, statistika tokia. Statistika tokia, bet pasiturintis jie turi savo advokatą. Pas mus kartais pagal tų klausimų pobūdį, tu supranti, kad žmogus apskritai nesupranta, kad jis turi teisės, kad jis kažką gali laimėti. Tai pasveriant tos blogius mes tikrai suprantam, ką jūs sakot ir yra darau pastabą iš karto, neblogius pasveriant. Neblogus, galbūt. Niekada nevartoju tokių kategoriškų lygmenybių. Rizika, kad tai nebus individualu. Išsakysiu savo nuomonę. Bet sakykime, bent jau galima pataikyti plačiau. Tai bet čia tas požiūris, kur ką mes bandome. Išsakysiu. Kadangi aš ir 4 kursus žurnalistikos esu viso ir teisininkas. Kolega Tamsta teisus. Bet tada problemą iškelinėti reikia ne teisinės analizės lygmenį, o publicistikos lygmenį. Sakykime, ne tai, kad yra ten pacientų žalos atlyginimo įstatymas, kuriame yra pasakyta tas ir tas. O publicistiniam lygmenį, kad maždaug nukentėjus, apturėjus žalą dėl netinkamo gydymo, yra galimybės prisiteisti žalą ir panašiai. Nes šitas, kuris neturi supratimo, šitokį straipsnį paskaitė, kuriame yra kažkiek tai analizuojama norma, kadangi jis neturi supratimo, dabar man viskas aišku. Galiu eiti. O kai jis paskaitys tik tai, kad jeigu yra padaryta žala, mes paėmėm gydymą. Dėl gydymo, yra galimybė ieškoti žalos ir jis tada pradės ieškoti kažko tai, kas jam kvalifikuotai suteiks paslaugas ir nebus užkemšami nei teismai bereikalingai, nes kai jis pats nutarė, dabar aš rašysiu pareiškimą teismui. Parašo. Čia gera pastaba. Aš keletą interviu irgi sakiau, kad ar jūs galite pasidaryti patys galit, bet aš rekomenduočiau visada pasitarti geriau su advokatu. Bet žinot, kartais būna, kad tai iškirpa netgi, nes čia sako, iš reklamą daro. Bet iš tikrųjų... Nereikia sakyti su advokatu, su specialistu. Su specialistu. Tai čia jūsų pastaba tikrai labai gera. Kartais mes, tarkim, tam pačiam Delfi, kur turi žmonės galimybę klausti, yra parašyta, kad atsakymas nėra konsultacija.
Bet aš suprantu, tikrai suprantu, kad reikia daugiau galbūt atkreipti, bet mūsų žmonės, kurie rašo, Publicistinį stilių pavarto. Jo, nu, publicistinį, nes gaunasi toks dalykinis, tiesiog ir kiekvienas bando, aha, mano, jo, nu, dabar žinau, rašysiu teismui. Teismas gauna tokį, turi priimti nutartį, dar kažką tai siūlau kreiptis. Nu, kita vertus, paskatinant rašyti ir kovoti už savo teisės, net jeigu tai ir nėra aukštas lygis, turbūt yra geriau negu kad visai nekovoti. Ne, tu be abejo. Tai, Be abejo. tai vieną kartą, nes mes irgi turėjom pavyzdžių, žmonės pabando patys rašyti, nu, ieškinį kaip jiems išeina, grįžta su trūkumų šalinimu. Bet tada jie ieškosi advokato, sako, aš nežinau, man teismas kažką atrašė, aš nesupratau ką. Bet čia turbūt yra geresnis įrodymas advokato reikiamybės, negu tu jam eitum, sakytum, aš tau parašysiu, nes tu nesupranti. Tai kai jis pabando, jis labiau galbūt yra įtikintas, kad, na, reikia tos teisinės pagalbos. Turiu dabar tokią vieną bylą įdomią. Su išsilavinimu, viską, puikus medikas, tarp kitko. Nepasakysi, kad koks nors primityvas, jaunas žmogus parašė ieškinį, kuriame jis dar galėtų kažko tai bandyti, bet taip parašė pats, kada jau teismas pasakė, rekomenduoju Susirasti advokatą, susirado advokatą ir, nu, advokatą puikiai pažįstu, aukštos kvalifikacijos, visą kitą. Nu, jis nieko nebegali padaryti, nes jis pridėjo taip, kad, nu viskas. Nieko jis negali pakeisti. Nes nutarė, kad aš, vat, internete nuėjo, susirado ieškinio pareiškimų formą, sudėliojo, o buvo taip, pačias aplinkybės, kaip tu išdėstysi, kaip tu jas sujungsi į sistemą. Tai va jis faktiškai... Bet čia vėlgi yra apie žmonių išprusimą. Man tenka dirbti su sutartim, tai kartais matai, kad žmonės sako, aš radau internete. Ir tas radau internete kažkas turbūt prieš tai buvo radęs. Tai pardavėjas, po to ir paslaugų teikėjų tampa ir skolininkų. Nu tai aš šitą, tu vat kolega antrinant, tamstai irgi ateina. Tai gal turit kokį nors ten tipinę sutartėlį? Ką reiškia sakau tipinę? Nu, kokį nors paruoštą, žinai. O ką tu nori daryti? Kaip aiškinu, ko jis nori daryti, tą jo sutartį reikia sėdėti ir tinkamai ruošti, pasirodo. Jo, tai vat, nes jie pasižiūri tokių, nu tai jo, tai čia jokių problemų, čia viskas paprasta. Ir vat sakau, aš kai tik pamatau konsultacijas, aš praktiškai nepraleidžiu nė vienos nepaskaitęs ir matau, kad... Jo, aš pasižiūriu ir galvoju, nu dėmė brangus, nu faktiškai arba tu analizuoji normą, o tam, kuris neturi supratimo apie tą analizę, visiškai nepadės, atvirkščiai dar, aha, yra parašyta, aš žinau, kaip daryti. Vat, kada žiai išaiškinsi, kad jeigu ten skauda tokį šoną, tai čia reikia eiti pas tokį daktarą, o jeigu skauda tenai aną šoną, reikia eiti pas kitą daktarą. Tai vat, šičia irgi yra, kad turi tokių problemų, tai eik pas specialistą. Aš dar klausimą turiu, grįžtant prie Edmundo patirčių darbinių. Tai vat, apie advokatus pasakė, kaip kokie keitėsi, nesikeitė per 3 metus ir smagiai nuskambėjo, kad geranoriškumas, kolegiškumas išliko. O kaip tu, pavyzdžiui, santykiai su teisėjais? Nuo 33 metai, nuo 91 metų ir tas advokato ir teisėjo santykis. Dabar tai mes kažkaip tokie ir jaunų tų teisėjų yra ir ta naujoji karta jau atėjusi. Tai kurie, iš esmės, kaip draugai atrodo, bet jie atriboti už sienos. O vat ir prieš tai minėt, kad kai dar galima galvą įkišti buvo pas teisėją. Tai vat kaip tas visas nuo 91 metų, tai gal net ir to jūr kolegijos laikotarpį su teisėjais tekdavo dar susidūrti? Tai tekdavo, nes dėl juridinį reikšmę turinčių faktų nustatymų. Aš kažkada tai važiavau kada tėvai gyvena Vokietijoje, važiavau periferijos teisme prisiteisinėti alimentus vaikų išlaikymui irgi teisme.
Aš manau, kad mūsų laikmetis dabar sukūrė kažkokį tai nematomą baubą, kad būtinai, jeigu advokatas pasisveikina su teisėju, kad būtinai jie turi ruošti kažkokią tai nusikalstamą suokalbį. Tai nėra gerai, turėtų būti teisėjas su advokatu ne tie kažkokie tai švokerių santykiai, be abejo, bet jie turėtų būti išlaikyti korektiški, dalykiški santykiai gerai žodžio prasme. Nes, taip, ateina jaunų teisėjų, aš matau dabar jaunų teisėjų, sakykime, dvi kategorijos. Ateina profesionalūs, jauni, veržlus, viskas tvarkoja. Ir kita ateina kategorija, kurie ateina jauni, veržlus ir tokie ambicingi, tokie honoringi, tokie narcizai. Teisinė prasme. Supurtit pasaulį. Ne, kad aš esu žemės centras. Aš turėjau su vienu teisėju keletą bylų, o vienoje byloje jis man buvo paskyręs ar 4 nuobaudas, kurias visas turėjo, aš parašydavau prašymą, pareiškimą ir jis motyvuotą nutartim vis pasinaikindavo. Tas pats teisėjas. Tas pats teisėjas, nu jo, net nenuėdavo su atskiruoju skundu. O tai gerbimieji, man kyla klausimas, ar jis neturi ką veikti, dirbdamas teisėju? Čia mes negalim priprašyti, kad skirtų aš. Nu, jis neturi ką veikti. Čia jau baigau. Jam patiko susirašinėti su jumis. Nu, Laukdavo argumentų. tai, nu... O trumpas, o kaip byla baigėsi? Sėkmingai jum ar ne, kur 4 skyrė? Iš dalies sėkmingai. Iš dalies sėkmingai. Tai nebuvo kažkoks labai asmeninis nusteikimas. Ne. Ten buvo jo tokia arogancija kažkokia, tai viską. Vieną kartą čia COVID metu, kada teisėjas pats sirgo COVID, aš tą žinojau, ir ten buvo daugiau šalių, aš paprašiau atidėti posėdį dėl sveikatos. O jis sako, o jūs prieš 3 dienas aš mačiau teismo posėdį, vadinasi, jūs COVID-o, taip sakant, nebijot, jūs sakėt, sakau, žinot, ten buvo tik teisėjas, sekretorė ir aš. O šito jūsų byloj šalių daug ir mano žiniomis, sakau, kažkas iš jų yra sirgęs COVID-u. Visiškai neseniai. Jo, tai, ne, už dirbtinį vilkinimą, kadangi jis mane matė kitoj byloj. Prieš kelias dienas. Nu, gerbėmėjai, tai čia jau netgi apkalbų įnešimas į bylą vos ne taip. Nu, čia jau toks jau pažangus teisėjas. Taip. Tai čia santykyje su advokatu ir teisėju. O kaip su kita pusė? Nes dabar kartais net iš klientų yra požiūris. Jeigu advokatas daug šaukia, tai reiškia, jis yra geras advokatas. Jeigu tu ramiai išdėstai savo argumentus, na, tai matyt neginėjo pozicijos. Tai pasirodo amžina problema. Kažkada tai apeliacinėje instancijoje susitinkam, kada buvo žodinis procesas, viską, o kitoj pusėje pasikeitęs advokatas ir apeliacinėje instancijoje mano kurso draugas. Prieinu, pasisveikinu, šnegamės, klientas prie manęs prišoko, ką tu čia kaip sakau, žiūrėk. Kadangi tai ir mano draugas, aš galiu nueiti jam įspirti koją. Ar mūsų byloje kas nors pasikeis? Ir supratau. Tai sakau, mes su juo korektiškai pasišnekėjom apie gyvenimą, ne apie bylą, nieko. Tai draugiškai santykiai. Gerai, sakau, galiu, jis gal nereaguos labai stipriai, sakau, jeigu aš jam įspirčiau į koją. Bylai nuo to būtų geriau. Nes čia būtų aišku, jis tokie priešiniai santykiai. Ja? Taip. Kas nors pasikeistų. Tai klientas šiaip taip suprato, kad... Daug tokių atvejų ir senais laikais ir dabar būdavo, pradžioje advokatūros. Ne, pradžioje tai aš nesusidūriau. Pradžioje net nebuvo. Ne. Nes pasakė, tam žina problema, aš jau pasipsitau. Ne, aš turiu omeny, kad čia buvo kažkur tai kokiais 2000-aisiais,
O dabar va, kolega sako, kad klientai šitaip, nu, tai vadinasi problema amžina. Tai tokia einanti. Bet dabar ką iš viešosios spaudos matom, nu, tos rezonansinės bylos, panašu, kad teisėjai nesusitvarko, kartais irgi nesuvaldo proceso. Ar anksčiau tas vat buvo, ar teisėjo vaidmuo buvo toksai rimtesnis, kad jis pradėjo tą procesą? Į teisėją buvo žiūrima trupučiuką, kaip čia pasakyti, procesinė prasme pagarbiau. Pagarbiau. Ja. Man teko matyti Kanadoje procesą ir dalyvauti. Apygardos teisme man padarė audienciją pas teisėją. Teisėjas priėmė savo kabinete, o kabinetas tai visas aukštas, jo kontora dirba. Ir atėjo procese, teisėjas sėdi, vieną akį užsidengęs, taikis miegajo. Jis sako, ponai, šiandien pas mus su prisiekusiųjų komisija. Šiandien pas mus yra iš jaunos valstybės Lietuvos 94 metai Kanadoje. Advokatas, kuris domisi mūsų teisės sistemą. Pasisveikinkime su juo. Prokuroras, visa žiūri komisija, atsistoja, welcome to Canada ir panašiai. Aš irgi, nu ir sėdė, žiūriu procesą. Žiūriu procesą, įėjo į teismo posėdžių salę su livrėja kažkoks tai tarnaujantis darbuotojas. Atnešė raštelį sekretoriai. Neatsisuko nugarą, eidamas prie sekretorės, jūsų prakilnybė, teisėjai, jūsų prakilnybė, padėjo raštelį, išeidamas, neapsisuko nugarą. Oho. Atbulas, jūsų prakilnybė, jūsų prakilnybė. Atėjo pietų metas, teisėjas bumt, pertrauka. Man visiems padėkokime advokatui, kad jis domisi mūsų procesu. Ir pakvieskime jį po pietų į antrą dalį. Žmonės, kurie man organizavo, sako, klausyk, teisėjas pakvietė, turim ateiti. Ai, tokia pagarba. Ja. Yra. Nes dabar kartais matosi, kad daro, ką nori, tos rezonansinės bylos aiškiai rodo, kad... Pirmiausia, pradėkim nuo to. Aš niekada kaip teisininkas nepriimsiu sąvokos rezonansinį bylą. Teisingumas, jis yra absoliučiai tokia visuotinė vertybė turėtų būti. Ir kaip aš sakau, jūs man pasakykit, kas yra rezonansinė byla? Ar toje byloje, ar ten, kur koks nors sukčius PVM milijoną nušvilpė? Ar toje byloje, kur močiutė turėjo žiemai bulvių maišą ir vagis tą bulvių maišą išnešė ir jį daugiau neturi pavalgyti žiemai? O aš sudedu tokius absurdiškus pavyzdžius. Kuri iš šitų bylų turėtų būti rezonancija? Bijau, kad atsakymą iš valstybės gautume. Taip. Iš žmogaus pusės irgi ko gero. Ja. Jei būtų tai svarbiausia. Taip. Tai mat, už tai to pavadinimo, tokios kategorijos rezonansinė byla, man kaip teisininkui, kur aš įsivaizduoju, kad tai teisingumas kaip reiškinys yra visuotinis ir jis pats savaime turi būti visiems lygus, neturi būti tokios sąvokos rezonansinė byla. Čia gal iš tos perspektyvos, kad visuomenė yra daugiau suinteresuota žinoti. O toliau apie proceso valdymą. Todėl, kad mes esam pasispendę savo spąstus iš senų sovietinių laikų per procesą. Kodėl amerikonams yra daug paprasčiau? Sėdi teisėjas su plaktuku, bumt, bauda $1000. Ir jokios nuorodos, į jokį procesinę normą, kad jis yra teisėjas, jis vykdo teisingumą. O dabar pas mus, jeigu kas, ten teisėjas kokią pastabą, jam iš karto atgal, nenumatyta. Tai patys verkiam, kad bylos ilgai trunka, dar kažkas. Ir patys turim pasispendę savo. Dabar mes iš senų laikų puikiai ir iš anų, ir iš mūsiškų laikų puikiai suprantam, ką advokatai kartais daro bylose, temdami į senatį. Aš nedidelėse diskusijose, uždarose sąlyginai, sakiau, jokių problemų dėl to. Paimam ir pakeičiam baudžiamosiose bylose senaties sąvokos. Byla atiduota į teismą, sustabdo
senatvė. Viskas. Ir nėra jokio, kaip aš sakau, žinot, geriau atsėdėti jaunesniam negu vyresniam. Jeigu tu esi prisidirbęs. Geriau nesėdėti visai, bet O jeigu tu nesi prisidirbęs, tai tada kam tau to senaties termino siekti. Senaties termino siekime tada, kada jaučia kažkas negerai. Tai vat, nedaeina šitas reiškinys iki ten, kur turėtų būti ir visi suprantam, kodėl. Todėl, kad tokią atsarginę padangą norisi turėti. O jeigu man prireiks? Čia aišku, tai teisingumo tas procesas, pasim gal dar šiaip iš teisinamųjų nuosprendžių, vėl visai baudžiamosiuose nemėgstat praktikuoti, bet Lietuvoje iš teisinamųjų nuosprendžių pasitaiko, nes statistika girdėjau, Rusijoje 0,1,8% iš teisinamieji. Tai va ten labai aktualus senatis. Rusijoje teismas yra, teisės nėra. Tai čia yra kiti reiškiniai. Instrumentas. Tai vat, čia daug mes, o dėl to, ką kolega sakė, tai aš manyčiau, kad reikėtų daug platesnės teisės proceso valdymui suteikti teisėjams. Jeigu mes jau pasitikim jam ir sakom, kad tu vykdai teisingumą, tai techninėse detalėse mes jau neturėtumėm teisėjus nustatyti, va tik tai tokiu takeliu. O kaip tas, pavyzdžiui, dar galvos įkišimas, nes iki tam tikro laiko tai būdavo įprasta praktika, kad su teisėju, dabar sakot, labiau demonizuotas tas bendravimas, kad čia tai labai smarkiai triboja, tas jaučiasi, bet seniau tai būdavo kaip kolegos, draugai visi, pažįstami, kur net jau daug tų teisininkų. Bet kodėl būdavo, užeini pas teisėją, sakykime, niekas negalvoja, kad tu atėjai suokalbį. Kaip normalus bendravimas. Taip. Ar kad dėl bylos techninių kažkokių tai aplinkybių, o dabar visi preziumuoja, kad jeigu tu su teisėju gatvėje pasisveikinai šiandien, rytoj ir dar pasisveikinsi poryt, aiškiai juda esat suokalbį. Nenatūraliai. Jo, čia ta galvos institucijos. Bet tiesą sakant, kiek rodo net ir filmai Amerikoje, aišku, yra kitos pusės advokatas, bet nueiti tik tai su advokatais ir teisėjų pasikalbėti, tai yra normali praktika. Normali praktika, taip. Be klientų, tam, kad suprasti, kas teisiškai gali grėsti. Taip. Kurie gali sutarti. Bet tada už tai Amerikoje vienos pusės advokatas niekada neis. Ir teisėjas jo nepriims. Jeigu tu atėjai apie bylą kažką, tai prašau ateikėt su kitos pusės advokatų ir prokurorų ir mes šnekamės. Kažkodėl tai, kol buvo tos teisėjo kabinetų durys lygiai tokios atviros, prokuroras bet kada ir bet kaip eidavo, taip? Taip. Ir dabar. Tai tada, jeigu jau taip, tai geriau prokurorai. Nori nueiti pas teisėją kažko tai pasiaiškinti, susiderinam su advokatu, einam. Tai va, dar prokurorų dar nepačiupinėjom šitą visą mūsų eigoj. Tai va, per tą nuteisėjus kolegas apėjom, o prokurorai, kaip per tekdavo, paveldėjimo bylose, kol gero jų ten nebūdavo. Oi, ne. Civilinis klausimas. Čia civilinis klausimas. O kaip pradėjus advokatauti, sakykim, ten irgi kolegiškumo santykis su prokuroru ir po to, ar jautėsi, kad ten vis tiek... Aš turėjau, žinokit, du kraštutinius pavyzdžius. Du kraštutinius pavyzdžius. Prokuroro. Protingumo ir primityvizmo. Turėjom verslo, kriminalizuoti verslo santykiai, kur stambus pinigai sukasi, stambus. Ir pagrindinis akcininkas buvo kardomoji priemonė Lukiškės. Jos veikia tada. Bet eigoje buvo stambus sandoriai, kurie galėjo išgelbėti visą situaciją. Tai žinot, ką mes susitarėm su prokuroru? Kad iš Lukiškių konvojus atveždavo šitą sulaikytąjį į jo namus. Ir jis sukdavo verslo procedūras. Konvojus sėdi namuose, arbata, sumuštiniai, būdavo 2 iš konvojų, paskui 1.
Ir niekas nepabėgo, niekas nieko nedingo. Bet čia aukštas susitarimas. Ir viskas vyko labai žmoniškai, nes tas pats prokuroras, tik tais kitas žmogus. Aha. Kita situacija buvo irgi kriminalizuoti teisiniai santykiai. Prokuroras vedantis tardymą apklausė mano klientą, įduoda parodymus ir neužpildo protokolo, jis surašo protokolą, kad atsisakė duoti parodymus. Ir tų protokolų pagrindų tęsia kardomąją suėmimą. Nedavė parodymus. Spaudimą. Neduoda parodymus. Man nusibodo jo tokie žaidimai. Nueinu pas apygardos prokurorą, sakau, prokurorė, aš noriu audiencijos su klientu, kuris yra irgi uždarytas, ir suorganizuokit atvežimą. Prokuroras, kadangi įdomus, ne, prašymas. Tai čia galvo, čia jau šiaip savo lygio vietą sunku tokį tenkinti jau čia. Sunku, taip. Prokuroras davė komandą, kad apygardos vyriausias prokuroras, ne Vilniaus, davė komandą, kad toks ir toks sulaikytas būtų atvežtas pas prokurorą į kavinę. Žmona atvežė kostiumą, viską apsirengė tas. Nesmurtinis nusikaltimas. Ekonominis, ja. Tai ateinam, žiūrėkit, prokurorą. Vat yra klientas, iš kurio ponas prokuroras nepriima parodymų. Ir tas prokuroriukas irgi stovi su savo papke. Sakau, vat žiūrėkit, prokurorai, jūs prokuroras, pildykit parodymų šitą įtariamojo apklausos protokolą. Pildykit, vat dabar. Apygardos prokuroras į mane, į tą prokurorą, kame reikalas, sako, tas stovi, neturi ką pasakyti. Viskas stovi prokuroras, sako, šiandienos data, kad būtų parodymų. Ir suveikė. Ir suveikė. Jo, tai aš manau, kad šitoje vietoje kas ne BPK veikia, o veikia žmogiškiai faktoriai. Ir pirmo atveju tik prokuroras, kur nereikėjo niekur eiti, sakau, žiūrėkit, jūs dėl visų šitų verslo sandorių jūs tą bylą turite. Tai, o jeigu mes tos sandorius, kaip jis sakė, įvykdysim, tai žalų net nebus nieko. Davai darom. Galvoju, darom. Leido. Bet čia ir šviesų žmogus reiškia, suprasta situacija. Taip. Visur visko yra. Ja. Kitoje pusėje užsispyręs, nes jis matė tik tai savo fabulą. Ir jam nepatiko tie parodymai, kuriuos gauna. Nepatiko tie parodymai. Mano arba neteisingi. Taip, ja. Vat, ir ten irgi prokuroras, toks ambicingas užsispyrimas. Tai vat, tokie buvo įdomus santykiai. Ar dabar šiandien kažkas tai panašaus įmanoma? Bijau, kad ne. Jau, kad sunkiai. Jo, turint omeny. Formalizuota labai. Jo, bijau, kad kokios yra čia tos visos bylos dabar vadinamosios korupcijos ir panašiai. Tai, tame fone turbūt ne. O šičia jokios korupcijos, jokio nieko nebuvo. Tik tais užbėgti už akių kažkokiam tai, supratingumui. Kas įdomiausia, civilinėse bylose aš kartais savo kalbas pradedu nuo tos. Džiaugiuosi, kad galų gale oficialiai legalizavo ir įteisino protingumo principą naujajam civiliniam kodekse. Tai sakau, preziumuojant tai, kad dabar protingumas yra įteisintas, tai tokia logika žemiška būtų tai, kad iki tol buvo galima ir kvailai daryti. Nes klausykit, ar reikia protingumą įteisinti? Bet čia neblogas mintis, kai nieko nebelieka, protingai įsidėkit. Jo, bet maždaug sakai, elkimės protingai, o ten tau iš tos pusės gali atsakyti, niekur nėra parašyta, kad reikia elgtis protingai. Čia atsirado. Tai liko 10 minučių pagal mūsų tokį laikmetį. Tai aš norėčiau biškį, ką išgirdau, apibendrinti truputėlį ir paprašyti rekomendacijų, ką paliktumėt mūsų jaunimui. Tai du dalykus paprašysiu. Užsirašiau, tai Vilniaus advokatų klubas,
Labai gerai idėja Tai nuskambės. lauksim kvietimo. Lauksim kvietimą. Bijau, kad pasidėjau greblį. Nieko. Jau pažadas. Čia viešai, matai, išėjęs, tai iš tikrųjų puikiai idėja. Paskui, jeigu toks formas atsirastų, manau, kad tik tais advokatų bendruomenė apsidžiaugtų. Paskui labai gera sentencija, kad jei advokatas šaukia, kad yra geras advokatas, tai amžina problema. Aš vis galvodavau, kad čia šių laikų, bet vis tik tais, ko gero, čia tokia gal rykštelė, bet tokia amžina problema ir reikia tą atkreipdėmesį. tą transformuočiau į taip, kad aš turiu patirties. Nu, tai čia, bet mūsų sutampa, žinokit. Aš turiu patirties. Šiokios tokios patirties, tamstos klausimas. Taip. Klientai, o ne tai, kad aš čia geras advokatas, kas yra geras? Nėra tokia savo. Ne. Tas, kas laimi, tas geras tam klientui. Nes iš esmės, ką daro advokatas? Advokatas žaidžia tom kortom, kurias atneša klientas. Jau, duoto. Ir dar viena sentencija labai gera, kad rezonansinė byla savokos būti neturi. Teisingumas yra visuotinė vertybė ir kad kiekviena byla teisingumui požiūriu yra svarbiausia, o ne tai, kad rezonansas. Nes juk mes, iš mano laikų buvo, pavyzdžiui, baudžiamoji teisė, tai viena iš tų funkcijų, kad nusikaltimo, ta prasme, kuo mažesnis latentiškumas. Kad aš darydamas nusikaltimą žinočiau, jog nėra nusikaltimo be pėdsakų, yra tik tai sekliai, kurie tų pėdsakų neranda. Kiekvienas palieka pėdsaką. Ir kad aš ką nors darydamas, prieš tai pagalvočiau, kad geriau nedaryti, nes vis tik pėdsakai bus. Neišvengiamumas, neišvengiamumas. Ne bausmės. Ne bausmės, o... Mes per daug sureikšminam tą bausmės elementą. Išaiškinamumo, nes, kai kurių dalykų, pavyzdžiui, vidury nakties, 3 valandą nakties perėjate šviesoforą degant raudonam šviesoforui. Niekas nemato, niekas nežino, bausmės nebūtų, bet paviešint, kad, jis vaikšto per raudoną, būtų nemalonu. Čia viskas, kas gali išlysti, išlenda. Taip. Ir tada, taip sakant, rezimuojant, norėčiau daryti klausimą tokį, kad kaip jūs matot šiandieną, šiandienos ir realijas ir visam, kas svarbiausia, advokatūra mūsų, kaip iš to 31 metų patirties, ar yra aukso amžius, ar yra nuosmukis, ar yra populiarumas. Tai pirmas šitas klausimas ir paskui dar vienas. Aš dabar linktelsiu visiškai į tą pusę, kurios mes nerėmėm. Ir ko gero, tai turėtų būti, galėtų būti ir turėtų būti įdomi vektorius. Advokatai turėtų būti daug aktyvesni socialinė, politinė prasme. Bet nepaklausim, bet norėjau šitą paklausyti. Gerąją žodžio prasme, teisėkūros, problemų kelimo prasme ir panašiai. Kad tai mes turėtumėm daryti, tai rodo, kada 90 metais po nepriklausomybės paskelbimo mūsų, aš prisimenu šiandien tokią absurdišką teisinę prasme situaciją, kada aukščiausioje atkuriamojoje taryboje ir Seime mūsų jau tada vadinosi turbūt, kažkokį tai priiminėjo norminį aktą ir atėję į tribūną sako, palaukit, šitas norminis aktas prieštarauja konstitucijos ten tokiam ir tokiam straipsniui, tai šoko kitas išminčius ir sako, tai gerai, tada mes sustabdom, Seimas viską gali, sustabdom konstitucijos to straipsnio veikimą, priimam šitą įstatymą, o tada vėl paleidžiam tą įstatymą. Sakykime, konstrukcija labai faina, liuks, bet iš šono žiūrint, tai galvoti, Dieve brangus, jeigu mes ir šiandien dar Seime turim panašaus lygmens specialistų, o jaučiasi, kad turim, tai kas turi pasakyti karaliui, kad jis nuogas teisės klausimų, jeigu ne advokatai. O ne Seimo teisės skyrius, kurio atlyginimo dydį sprendžia tas pats karalius. Taip, tai žodžiu, advokatai šiam momentu turėtų būti aktyvesni socialinė, politinė prasme. Siūlyti įstatymus, dalyvauti viešumoje. Teisėkūros procese, nes ne visada reikia naujų įstatymų. Čia gal mus tik tai apriboja lobizmo įstatymas, kas
iš tikrųjų padarė blogą darbą. Aš suprantu turbūt mintį, kodėl visi atsirado, bet geros idėjos iš tikrųjų po lobizmo įstatymo jos apsiriboja. Žiūrėkit, tam yra mechanizmai. Pavyzdžiui, sukurkim normą, kuri reguliuoja šiandien nesureguliuotus visuomeninius santykius. Ja? Nuneškim į advokatūrą kaip instituciją, padėkim. Advokatūra kreipiasi į Teisingumo ministeriją, kuri turi teisėkūros iniciatyvą ir teikia pasiūlymą. Ir jokio lobizmo nebus. Kaip institucija. Jo. Jeigu taip žiūrėti tą, taip, jeigu čia mes, trysia nunešim įstatymo projektą kažkur tai ten Seime komitete, įteiksim kažkam, kad pateik, jo, toks kažkas negerai, lobizmas. Bet jeigu netgi šiandien mūsų prie esamos reguliavimo, prašau, yra tie mechanizmai, kurie drąsiai leistų tą mūsų aktyvumą realizuoti. Ar užtenka laiko? Vienas klausimas, užtenka energijos, kitas klausimas, o kad užtenka kompetencijos, net nebejoju. Labai gera pabaiga. Ir dar paskutinė, ką rekomenduotumėte Lietuvos jauniesiam advokatam, kurie seka jūsų pėdom, eina dabar dalyvauja. Siūlau labai atsargiai sekti, kad nepadarytų klaidų. Nekartot tų klaidų, jeigu jos yra. Ne, tai šitą išlaikytą klasikinę dvasią, kad advokatas iš principo yra silpnesniojo gynėja. Ir tą santykį turėtų labai pagarbų, orų ir pagarbų, kad jeigu tu silpnesnis, aš tau padėsiu. Tas pats, kas močiutė padėti pervesti už parankės per gatvę. Kad tai nebūtų joks įžeidimas, jokia, taip sakant, tu čia neišmanėlis, o aš pilnas arogancijos. Neužmirškim, kad mes formaliąja prasme esam silpnesniojo, nukentėjusiojo pagalbininkas. Nukentėjusiojo. Išlaikyti pagarbų orų santykiai. Taip. O toliau viskas bus puikiai ir gerai. Su kai kuriais, taip sakant, gyvenimo paslydimais, bet tai viskas gerai. Jeigu paslysti, tai tada visą laiką eidamas toliau būni atsargesnis. Išmoksti. Tikėtina. Taip, ką, superinė, užrašyta, bus įdėta į legendinę. Nežinau, ar čia iš to mes ką nors tokio naudingo išspaudėm. Išnekėjom įdomiai. Čia spausti nereikėjo. Geriausia, kad nereikėjo. Man labai gaila, kad iš publikos niekas nieko nepaklausė. Uzurpavot jūs čia, kolegos. Bet kaip tik ir yra dar publikai, jeigu kažkas nori kokį klausimą, tai galima ir garsiakalbį įsijungus, ir galima per chatą parašyti. Jeigu bus norinčių kažką parašyti, dabar prašom, nes bus patalpinta įrašas, įrašai nebus galimybė užduoti. Nes aš dar tokį vieną elementą įdomų praleidau, kad aš visą laiką savotiškai bandau ką nors spręsti. Aš kai atvažiavau į Vilnių ir pradėjau dirbti ir kolegijoje, aš elektromechanikos technikume dėsčiau teisę. Elektromechanikos institutą? Ja, pagrindė. Technikume, vadinasi. Dabartinė ten kolegija pakankamai pažangus, jau tada buvo, čia, sakykime, kompiuterizacijos pradmenis. Ir galvoju, Dieve brangus, kam ir buvo diferencijuota įskaita. Diferencijuota tai reiškia supažinti. Kam man dabar iš jų daryti teisininkus? Tegu jie atskiria kur teisė, kur elektromechanika, ir bus gerai. Atėjo ta diferencijuota įskaita ir sakau, žinot, kolegos, aš jūsų neklausinėsiu, vertinsiu visiškai kitaip. Kas norit po 2 asmenys, viens prieš kitą atsistojat, kad nebūtų siena, ir viens kitam užduodat po 10 klausimų. Iš teisės, ką mes mokėmės, apie ką mes šnekėjom. Ir aš vertinsiu jūsų klausimus. Jokių atsakymų man nereikia. Jeigu jūs tinkamai suformuluojat klausimus, vadinasi, jūs supratot, apie ką mes šnekėjom. Šurmulys, viskas, visi gavo savo pažymius, patenkinti. Ateina delegacija pas mane verkdama. Vienai mergaitei parašiau 4. Ištaisykit. Kodėl?
į mūsų kurso absoliuti penketukininkė. Ai, Absoliuti neištraukė. penketukininkė, visko, nežinau. Ten jie netgi kai kurie už mane vyresni buvo, tie studentai. Žiūrėkit, tai blogai, jūs nesupratot, kas yra teisė. Jūs kviečiat klastot dokumentus. Negaliu. Aha. Bet jeigu labai reikia, visada yra išeitis. Jūs klausinėjat, aš vertinsiu. Ištaisyti niekada gyvenime netaisysiu. Jūs klausinėjat, aš vertinsiu. Papildomai klausinėjat? Nu, taip. Na, nu tai čia perlaikymas savo. Nu, Čia ir dėstytojų duona, ir žurnalisto duona. Tai aš žiūriu, jie ten bando klausinėti, tą mergaitę išmušė dėmėm visą, galvoju, čia man numirsta. Jie paklausinėjo, jie ten kažką tai atsakinėjo, gavo į savo tą penketą ir išėjo patenkinta. Nes absoliuti penketukininkė, jie buvo iškalusi ten mūsų to kurso taisyklės, dar kažką. Tai jeigu aš būčiau klausinėjęs, man būtų serijų išžėrusi atsakymus. Advokatūrai, aišku, čia advokatas ir nepretendavo Ne, bet aš kalbu apie tai, kad aš vis laikas stengiuosi prie tų reiškinių prie iš kokio tai naujų kampų. Nu, jo, čia toks. Tai Klausimų uždavimų. Taip, tai mes turim dar vieną tokią, žiūriu, klausimų neparašė. Mūsų laikas, matau, į pabaigą, bet įrašas vyksta. Mes, Edmundui, norim atsiminimui vis tiek įteikti tokį dovanėlę nuo Jaunųjų advokatų asociacijos, kadangi jūs esate legendinis advokatas, tai čia į nuotrauką aš padariau, tai yra... Tai labai ačiū. Labai smagu. Labai ačiū. Tokį legendą turėti. Gaunu, taip sakant, su išgraviravimu. Su išgraviravimu. Tai yra legendiniam advokatui Edmundui Budvyčiui, nuo Jaunųjų advokatų, kad atsimintumėt, kad turi tokius... Kur jūs kažkas išdavė valstybinę paslaugą? Kokią? Aš mėgstu parkerius. Čia atspėjom. Kažkas tavo kanalo. Kažkas išdavė valstybinę paslaptį, žinokit. Labai ačiū jums, kolegos. Tas užrašas išgraviravimas, aš su to parkeriu dabar negaliu į teismą. Kodėl? Nes skaitys, kad yra spaudimas kitai pusė. Kuriai? Tai gal skaito prieš legendinį. Čia gali. Čia šitoje vietoje šitas leidžiamas. Labai ačiū, kolegos. Taip. Tai ką, tai smagu tada, ačiū visiems, kas sudalyvavo, patalpinsim įrašą, galima bet kuriuo momentu paklausyti ir Edmundą Budvytį mes turim jau į savo kartoteką įsidėsim kaip legendinį Lietuvos advokatas ir rekomendacijom. Multikitame, mane suskaičiavo. Taip, jau suskaičiuotas, numeris 2. Skaičiuotas ir fiksuotas. Taip. Ačiū kolegos, kad domitės tą patirtim, nes netgi jeigu būčiau pasakojęs, kaip man nesisekė, tai ir tai būtų patirtis. Jūs žinotumėt, kur nekišt piršto, o dar jeigu jums buvo ir įdomu ir skaitot, kad kai kur ir pasisekė, tai dar maloniau. Taip, tikrai taip. Ačiū labai. Ačiū.